atrodo. Nei kas, ką negražiai atrodom, tai niekur nekelsi. Taigi niekur nekelsiu. Taip, sau tik tai. Labas, Šileika. Labas, Goda. Kaip tau sekasi? Ne, reikia. Hei! Sveiki visi. Aš negaliu šito padaryti. Kodėl? Hei! Nu, tu kaip vyrs dabar skambi. Tu skambi kaip vyrs, aš Ernestui nepavydėčiau dabar. Jo, aš nežinau, iš kur Atsikeli ryte, girdi. Tokie. Aš bandau dabar pagalvoti visus dalykus, ką galima su tokiu balsu pasakyti, žinai, kad, nu, tipo, išnaudoti šitą balsą nėra. Myliu tave. Myliu tave. Myliu tave. Myliu tave. Fu. Normaliai sėdi, myliu tave. Eik, tu nahu kaip šlykštų. Pala pažiūrėsiu, ar tikrai filmuojam. Paskui buškai vėl, blėt. Net nekirpsiu šitą. Kur nueini pažiūrėti, ar filmuojam? Jo. Ne. Nekirp kaip. Nekirp, Marčiau. Žodžiu, aš atsikėliau. Šiandien atsikėliau jau su tokiu prikimusiu rytiniu balsu. Galvojau, viskas gerai, visą dieną dirbau ir visą dieną šnekėjau. Tai kol šnekėjau, normaliai šnekėjau. Su paskutiniu klientu dar normaliai šnekėjau prieš kokias 4 valandas, 3. Išleidau klientą, atsisėdau prie telefono ir kokį 20 minučių, taip pusvalandį, nei vieno žodžio nepasakiau. Reik paskui šnekėti. Kaip driežas. Jo. Dabar kaip driežas. O Tai- čiulpėjai halsą? Jo, 2. 2 halsus. Nu, Jo, tai reikia tas trečią, extra dar reikia strong. trečią. Tai gali būti, kad manęs nėra malonu šiandien klausytis. Šiaip jaučiuosi, mes Tavęs abudu- šiaip nėra malonu klausytis. Jokauju. Aš net nesigindžiu. Ne, šiaip man sakė komplimentus dėl balso. Va, tu pasakė, kad gražus balsas. Ir tada, kai mes šitos negirdėtus filmavom Jie pas galimai mane. kurčiai yra. Kurti. Nu, bet jeigu tu kurčias tokį komplimentą sakysi, kad gražus balsas yra. Nu, gerai, logiška gal. Logiška. Nu, tai va, tai žodžiu, visą dieną, aš tai visą savaitę žiūri dirbau daug. Visas trečiadienis šiandien yra. Aš 3 dienas tiesiog dirbau daug ir aš jau pavargau. Pavargau, peršalau ir žiauriai pavargau. Ir rytoj varom į Birštoną. Pailsėt biški. Pailsėt biški. Tai, žodžiu, užsakiau viešbutį. Čia yra mano dovana, tipo Ernestui, kad užsakiau, žodžiu, Birštoną, žinai. Užsakiau viešbutį 2 naktim. Blet, mokėjau sąskaitą, žinai, už 2 naktis ir už masažą. Aš galvoju, Oi, fuf. aš galvoju, Va dėl aš žiauriai to- turiu mylėti šitą bičą. Nu, tipo, ant kiek aš myliu šitą bičą, kad aš tiek pinigų išleidžiu, kur mes net pusę metų nesam kartu. Aš biškai persistengiu su dovanom, man atrodo. Bet, nu, žinai, nelabai yra daugiau ką daryti. Jeigu jau gimtadienis, tipo, ir Nu. patink, bičas, nu, tai turi varyti jau kažką nice visai. Jo. Visai nice. Tai 2 naktis ir masažas Birštone išeina tiek pat, kiek realiai nuvažiuoti į Vokietiją kokią porą dienų. Mhm. Tai va, Bet tiek. aš rinkčiau šitą geriau, žinau. Nu, fainiau kažkaip atrodo vis tiek. Nu, Pailsėt, pagulėt, masažiukai kažką. priklauso, ką filni. Tuo Jo, metu. Ką filni. aš dabar filinu taip, kad aš noriu tiesiog atsigulti. Pačilint, jo. Jo, aš Biški noriu gulėti. pačilint. Žiauriai bijau, kaip masažas praeis. Nes aš, žodžiu, aš buvau 2 kartus gyvenimo masaže. 1 kartą nugaros masažą atpalaiduojančiam, kur tiesiog jauna pana mane glostė su rankom. Mhm. Bet žiauriai, nu nejauku buvo man labai. Aš guliau, man atrodo, batų nenusėmiau pradžiai, nes... Tai gal tu su rūbais buvai, dėl to ir nemalonu buvo. Ne, ne. Pagalvoju apie šitą. Nusimogau. Ir jinai taip glostė. Nu, bet taip su pirštų galiukais, taip kažkaip tai žiauriai nemalonu buvo. Atrodo, kad man, nu, taip kad... Gal jie išlikštų buvo lies tave. Apie šitą nepagalvoju. Ne. Bet dabar, kaip Dabar pasakei, gerai. pagalvojau. Ble. Nenusiprausęs ateini. Visas susmirdęs, šlykštus toks. Nu, Suplaukuota nugara. Tokia blemba. židuko nugara, kur tokia ilgia plaukai ant nugaros. Ir glosto tave. ir ta aliejais ištepė ir jie taip susigarbanoja, taip, žinai, Jo, jo. Ir susigarbinoja. rimtų lies tave. Fui. Va tokį darbą, blėt, padirb. Pažiūrėsim, kaip tada pavargsi. Blemba, bet pas mane arti to yra šiaip darbas, Nu jo, ne? daug plaukų. Daug plaukų aš. O yra bičiai, kur atein su žiauriai išlikščiom galvom, nahui. Jo, Bet išplauna. aš išplaunu jas. Tai va, Mhm. aš ir turiu plaut dar jas, tai jo būna, nu, bet tai negali sakyti, žinai, šlikščiom galvom, daug iš tų šlikščių galvų, žinai, turi kažkokią odos lygą, bet
būna tokių šlikščių galvų, kur aiškiai tiesiog žiauriai nehigieniškas dušas, žinai. O pats pizda, žinai, charakteris. Išsičistęs. Jo, visas pats geriausias, pats gražiausias, žinai, bet galva neplauta mėnesį laiko. Nu, žinai, bet visokio, aišku, tu darai kokį nors, kur kerpi? Gal nori šampūną iš mūsų nusipirkti? Tokių. Ne, nedarau tokių, aš nemėgstu. Aš iš pardavimų srities atėjau iš ofiso. Aš nenoriu nieko bendro turėti su pardavimais, tai nieko neparduodu. Internete pažiūrėk pigiaus. Jo, tai būna. Aš esu atėjęs su šlykščia galva. Ne. Nu, bet tipo, blema, čia irgi, žinai, aš, pavyzdžiui, nesakau plautis galvos prieš ateinant pas mane, žinai. Nesąmonė, nes aš plaunu ją iš karto, kai ateina, žinai, tai nėra varkės. Bet būna matos tikrai, nu, tipo, ir žinai, žmogaus, kad jisai, nu, tikrai nesiplauna žiauriai ilgai tos galvos, žinai, ir, nu, kur jau kvapas, tipo, tos galvos. Kaip įmanoma nesiplaus galvos? Tipo, tik eini į dušą ir tiesiog viską. Nu, vat vyram pačiai, tai dar lengviau, žinai, yra tiesiog, nu, tipo, nueini po dušą ir tu vis tiek jau sušlapinta galva, tau per 5 minutės išdžiūsta, žinai, tie plaukai. Nežinau, kaip įmanoma. Bet aišku, būna ten depresijos visokios, žinai, kur tipo negali nueiti dušą, tipo ir panašiai. Taip pat apie tokius variantus nešnekant, tikrai yra tiesiog nehigieniškų. Yra tokių depresijų, kur negali nueiti dušą? Man buvo. Jo, man buvo taip blogai, kad aš negalėjau fiziškai atrodo eiti dušą. Man atrodo per didelė, per daug yra čia dabar, man reikia daryti. Nu, nes, tipo, pavyzdžiui, kitiem atrodo, tiesiog tu nueini į dušą. Man atrodė, kad aš turiu atsistoti dabar nuo sofos, nueiti vonę. Čia jau yra didelis darbas, žiūri. O neįmanoma šitą tinginystę, pavyzdžiui, pavadinti? Man jeigu... sunku yra išlipti iš lovos dabar. Ne. Nu, čia diagnozuota man buvo, žinai, tai tikrai turėjau šitą, bet, nu, visai kitaip yra, žinai, dabar aš irgi tingiu, žiūri, daug dalykų daryti, bet kai yra, pavyzdžiui, depresija, tu pagalvoji, kad tau reikia išlipti iš lovos, nueiti iki tūliko, tada nusirengti ir tu visus šitos žingsnius, kai galvoji, tu net galvot pavargsti. Net pavargsti galvoti, kiek reikia, žinai, padaryti. Ir vienas iš pasirodo depresijos simptomas yra, nu, nebūtinai tai gali būti... Nesipraust. Yra šitas, bet nebūtinai tai gali būti simptomas, tipo, bet būna dažnai, jeigu taip daro žmonės, tai galima įtart, kad yra depresija, jeigu žmogus, tipo, eina į dušą ir nestovi dušo, sėdi ant grindų dušo. Nes, aš darydavau taip. Tai va, aš... Kažkada. Ne? Bet o kodėl? Nes tingėdavau stovėti. Nu, bet va, matai, aš, pavyzdžiui, neturėdavau, jeigu išstovėtų duše, žinai, tai tu tiesiog, nu, sėdi, žinai. Ir aš laik sėdėdavau. Ką žinau, man tiesiog atrodydavo fainiai, va. Pist paguliai. Taip, tu kurva. Ir čia tą dušą, taip va čia ant padedi. Taip sėdi. Taip sėdi. Plikais kiaušais, va. Jo, bet nebūtinai, aišku, simptomas čia yra, bet būna dažnai, kad, nu, tipo, čia skirtingi biški dalykai yra, kad, tipo, ar tingi, žinai, ar, nu, tiesiog tingi, bet turi jėgų, žinai, ir, tipo, geriau pagulėsiu, ar tu žiauriai nori nusiprausti, bet tu neturi, nu, tipo, neturi jėgų nusiprausti. Tiesiog guli ant sovas ir galvoji, blema, žiauriai reikia nusiprausti, ir neturi jėgų praustis. Ir ateini pas kirpėją tada. Jo, bet... O kaip tu pats žiauriai nesusidėlioji šitie. Blema, bet, nu, hui znait, iš tikrųjų. Aš, žinai, nenoriu, žinai, sakyti, kur, tipo, paskui užsipuls, tipo, tai čia, žinai, man depresija yra. Mes nekalbam, žinai, apie tokį. Tipo, aš kalbu apie tos, kurie grinai tikrai yra žmonių, kurie yra žiauriai nehigieniški ir kurie, blėt, nesiplauna galvos mėnesį laiko. Ir būna, tipo, kur ateina, tarkim, neparuošia tavęs, pavyzdžiui, tokiam dalykui, kad tu turėsi žiauriai daug ligų, nu, tipo, susidur darbė, žinai, visokio odos ligų, kurias, nu, tipo, chlamidija, živ, AIDS. Pūliniai visokie, šašai, žinai, spogai, žaizdos, visokios atviras, nu, tipo, you name it, ten yra visko, gal yra, žinai, galvoju. Tai gali pasirinkti, aišku, nekirpti, žinai, tokios galvos, nes, nu, tipo... Utėlės tiesiog šokinėjai, kurva, matai kaip šokinėjai. Šiaip, yra buvę mano kolegai, kad atėjo su utėlėm, bet ne šitam barbershop'e, bet kitam jinai pasakojo, kad atėjo pas ją atvedė vaiką su utėlėm. Nukirpkit vaiką. Mes atostogų važiuojam, su utėlėm vaikas. Ir paskui jinai sako, tai čia utėlių pilna, tipo aš nekirpsiu. Ir sako, ai, nu tai aš žinau, kad yra utėlių, bet tipo mums reikia išvažiuoti į Graikiją. Tai tipo davai nukirpkit.
Tai nuskusk namuose tada. Nu. Nuskusk hatui tą galvą. Įsivaizduoji, bet pažinojo motina, kad yra utėlių Jo. ir vis tiek atvedė į kirpyklą. Dabar tikrų. Debilai. Jo, dar yra buvę, aš dirbu tokiam ofise, call centre ir mano vadovė buvo atnais ir čia galimai, jinai nuvarė į barbershopą, nuvedė savo vaiką ir ten tą vaiką apkirpo ar ne taip, kaip jinai norėjo, ar ten jai nepatiko, kaip apkirpo. Ir jinai taip susipyko su barberiu, kad jai policija iškvietė. Barberis, tai motinai. Jo, čia mano vadovė buvo call centre. Ir jie iškvietė policiją ir jau policija su ja turėjo dylinti, nes ant tiek isterikuot pradėjo, kad ne taip plaukus nukirpo. Ant kiek sau turi būti svarbus tavo vaiko plaukai, tavo mažamečio vaiko plaukai. Jo, ir tada jie išmetė iš darbo. Po šito. Eik tu, na. Jo, nes nenorėjo pagadintis reputacijos įmonę ir išmetė iš darbo, kai sužinojo apie šitą įvykį. Tu tai dirbanamas korporacijai, tu ant tiek vaikštai ant kiaušinių lūkštų, kad tu tipo net, nežinai, pažinai pas barberį, tu tą dieną darbą gali prarasti, bet tau išeiginė. Pala, čia atleido tą kirpėją? Ne, tą mano vadovę, kuri sukėlė isterijas. Sukėlė isterijas? Jo, jinai, mano vadovė. Dabar vedė savo vaiką į barbershopą. Galimai. Vedė savo vaiką į barbershopą. Ir jai nepatiko, kaip apskutojas vaiką. Jis iškėlė tokį isteriją, kad su jai nebegalėjo susitvarkyti darbuotojai tenais. Jis ten pradėjo visokį žodžiais vadinti ir atsisakė. Čia tavo vadovė? Jo. Jinai pis isterikuot. Jo, bet ofise vadovė, kur buvo. Supranti? Ai, tavo ofiso vadovė? Jinai pradėjo isterikuoti. Taip, pradėjo isterikuoti ir nesutiko mokėti už kirpimą. Ir iškvietė policiją, kad su ją tvarkytus. Ir paskui tą mano vadovę atleido iš darbo dėl to. Gerai, dabar supratau. Aš galvau, kirpėją atleido iš darbo. Ne, tą vadovę mano. Nesveika buvo moteris tikrai. Ir mane užblokavosi, yra Facebook'e, Instagram'e visur. Tiesiog. Aš jau už darbą ir mane užblokavo. Eik nahui. What the fuck, jo, aš tą padariau. Eik nahui, Sandra, karočią. Eik nahui. Neatsimenu net vardas, bet žiauri. Atsiminiau dabar. Bet... Tai sakyk. Ne, nesakysiu. Gerai. Bet žinai, kas esi, blėt. Isterikė baba visiškai. Aš pikta esu šiandien kažkaip. Bet tu irgi be nuotiko šiandien. Jo, bet nežinau kodėl. Dienos pradžio visai zaibys buvo. Susitiko su manim ir dingo nuotaika. Jo, atėjo goda, nahu, nusiminė. Supisa nuotaika. Matai, komentaras buvo, susiraskit kambarį. Naujausias dabar. Ne. Po mūsų podcastų paskutinį epizodų parašė, susiraskit kambarį. Mes, blėt, susiradom per šitą visą, kai mes filmavom negirdėtus, mes susiradom kokius 5-6 kambarius atskirus, kur filmavom. Susirasim, bus tas kambarys. Šiaip pamiršau sofą, žinok, paimti. Nepasiėmė sofos? Dabar prisiminiau tik vakarį. Nes aš turėjau parašyti ir pamiršau. Pamiršau parašyti. Mūsų setui mes suradom sofą, išlyga surado sofą ir turėjau šiandien važiuoti jas pasiimti. Kaip matot, mes ant kėdžių. Tai kitą dieną paimsiu. Parašysiu jam, kad sorry, biškai pamiršau, paimsiu sofą. Jeigu dar turės. Turės, nemanau, blėt, jo, ten pigiai. Šiam eurą, ne? Jo, gal bus, tikiuos bus. Aš kažkaip raugėjau nuo to mako, prisivalgom. Remsi? Raugėjau, tiesiog. Tai gerai, raugėjau. Viskas čia gerai. Visi save esam, a ne? Kaip praėjo tavo vėlinos, šventėjai Halloween, ar ne? Ne, namie buvau. Buvau namie, nes kitą dieną renginys, showcase'as turėjo būti. Ir kažkaip nebuvo su kuo, aš ten tingėjau rengtis, kažkaip galvok, nahui, tiesiog buvau namie. Pasidėjau namie ir viens buvau namie, pirmą kartą gyvenime, tokį challenge savo dariau, pabūk, dabar viens namuose. Jau čia, tu 2 kartus gyvenime esi buvęs namie, kai tėvai pirmą kartą paliko, kai iki parduotuvės išėjo ir dabar bendrabučiai. Kai su tėvais dar gyvendavau, tai būdavau viens kartais hatui. Bet dabar su kambariokais tai praktiškai nebūnu niekada vienas. Visada su kažko. Arba čia atvarai į klubą, visada su kažko. Tada grįžti namo, jau vėl kažkas būna. Niekada nebūni viens. Ir kaip sekės vienam praleist laiką. Pradžiai sunkiai. Blėt, galvau, ką čia dabar daryti reiks. Jo. Bet tada prasidariu aliuką vieną.
pakritau, pagulėjau, pažiūrėjau TikToką. Visai pohui. Tai su savo mintim nelabai ir buvo, ne? Ne, TikToką žiūrėjau TikToką. Aš irgi taip darau. Pagulėjau ir pisau mėgoti tada. Man terapeutas sakydavo, tipo, jeigu liūdna, turi išbūti su to liūdėsiu. Ne. Aš niekaip nesuprantu, o ką man daryti su to liūdėsiu? Jo, žiūrėk TikToką, kaip man išbūti su liūdėsiu? Nu, man dabar liūdėti, jeigu aš galiu pasijausti gerai. Tipo, man sėdėti dabar ir galvoti, man liūdna. Jo. Ir sėdėti. Čia nėra, kad narkotikai taip veikia. Kad tau liūdna įpisi narkotikų, tai dabar vietoj narkotikų tiesiog TikToką pasijungi. Jo. Kad zaibys būtų. Va. Jo, bet čia, yra priklausomybė. Jo. Nėra gerai gal jaučia, ne? Ne, skrolinimas žiauri negerai yra. Žiauri pusės smegenis, jo. Bet man labai patinka. O jo, čia yra mano mėgstamiausias dalykas. Gulėt lovai ir scrollinti TikToką. Man žiauri dar patinka pažiūrėti kitų žmonių TikTokus, tipo feedą. Ir savo, pažiūrėjau, ir ant kiek skiriasi kiekvieno algoritmas. Taurasne visiškai skirtingus dalykus žmonės žiūri TikTok'e. Tai vad negaliu sakyti gal, kad blogai, žinai, TikTokas, nes kiekvienas skirtingus. Kažkas, tipo, žiūri labai informatyvius video. Man, tai, pažiūrėjau, daugumai lietuviškų metą, tų visų laivų lietuviškų. Ir tokių visiškai šizofrenijų, tipo. Bet lietuvių. Aš dabar šiandien buvau pasijungęs TikToką biškį dieną. Tai vien apie prezidentą Amerikoje. Vien, net negalėjau žiūrėti, nahu, išpisa. Išjungiau tada. Ir memes visokie, ne? Memes apie Donald Trump, jo. Kamala Harris, Duhė, Donald Trump čia, va. Ai, tu toks? Nu, kažką toks. Kad Trumpas yra zaibys. Nu, tai ten visko yra. Tiesiog apie prezidentus. Nes pas mane metą, tipo, kad Trumpas gaidys. Jo, taip turėtų mesti. Nu visiems, nes tavo algoritmas yra pagal tai, kas tau patinka, žinai, pagal tavo pažiūras. Bet matai, aš nežiūriu tik vienos pusės. Aš visada žiūriu į abi pusės. Aha. Tu tas, kur sakai, kad tipo, kai... Always, both sides. Kai nudragina paną ir išprievartauja, tu sakai, o galim jo nuomonės išklausyti, ką jis apie tai galvoja? Aš vakar žvengiam su kambariokais, sakiau, aš būčiau gerasis spaikintojas. Gerasis dragintojas. Ateičiau, nusidraginčiau ir paną, ir savi. Okay. Kad kartu atsijungiam. Aš nieko nepadariu. O tai, kur pasinaudojimas yra? Tai va čia dėl to ir gerasis. Gerasis spaikintojas. Nu, kad kitas nieks taip, tiesiog aš pasispaikinu ir save, ir ją. Ir vis, ir nieko neatsitink daugiau. Bet jeigu jūs abu atsijungiate, ne? Tai tą paną bet kas dabar gali išsinešti ir išprievartauti. Gal tu gerasis žinai, būtum... čia jau nebe aš darau šitą. Ai. Čia jau nebe... Bet tu jas nudraginai, kad jos negalėtų... Kad gerai, čia gal jo. Bet aš ir save nusidraginu. Čia tas pats, kas nužudo savo žmoną, paskui pats nusižudo. Nu. Kur čia gerasis vyras? Žinai, tu būtum gerasis, jeigu tu nudragintum paną, nudragini paną, kročią, parsiveži jan... Parvežęs taksų namo ir pats nusidragini paskui. Ir tiesiog kartą išmiegat lovai. Atsikėlėt, kas tu toks. Ne vienoj lovai tu pasitėsi. Jo, ant grindų užsispaikinį tiesiog. Pats save. Dar pirmiau atsikėlė, susitvarkai, pas savęs išeini. Viską palieki gražiai. Ir tiesiog dėl nieko tas spaikinimas buvo. Šiaip, for fun, nahui. Aš tiesiog norėjau dabar paspaikinti. Norėjau įmesti gerbą. Nu, ir vis, aš buvau blogietis, nieko nepadariau. Nu, išmiegoji tiesiog. Jie taip ir ginas jaučiu teismą. Paskui, aš parvežiau ją namo. Nes, tipo, o kas patikėtų, kad tu išprievartavai, jeigu pas tą kraujį tų pačių narkotikų randa. Nu. Mes abu aukos. Mumis abu nudragino. Bet dviesi namuos. Nu, ir viskas. Tu tiesiog nudragini, kad tu atsidurtum teisėsaugos akiratį. Šiaip, nieko nedarai. Nes norėjai pažiūrėti, kaip vyks procesas. Tai iki teisminis procesas. Pats teisminis procesas. Tau įdomu. Gal man teisė įdomu studijuoti būtų pažiūrėti. Aš noriu pažiūrėti, kaip iš to, vat, būtent kaltinamojo pusės, kaip jis jaučiasi. Aš noriu tiesiog sužinoti, nieks nežino. Nieks nežino, kaip jis jaučiasi. Gal jam liūdna yra, gal jam pikta, kad čia taip dabar, kad čia visi pyksta. Čia kur aktoriai pasišvenčia dėl vaidmens, žinai, žiauriai. Aš tiesiog, norėjau pasižiūrėti, pajausti, kaip kiti jaučiasi. Jo, tai buvo spaikinimo skandalas.
dabar. Reiktų paaiškinti jo, dėl ko mes išvengiam. Jo. Tai yra spaikinimo skandalas, dabar man jau paaiškino dabar. Pala, reikia spaikinti, žodis yra nudraginį žmogų, nebūtinai Kai pili narkotinių medžiagų gamį kokteilį, bet Taip. nebūtinai gali, Čia yra pavyzdžiui, suleisti nuspaikinti. švirkštą. Ne, čia Gali. tu per daug filmų prisižiūrėjusis. Ne, aš jau video. Bet, nebus dabar, kad va ateisi opime ir pis tau į kaklą švirkštą ir kur va. Ne taip veikia, ne taip. O pas tai nebuvo to, kur, sakydo, nebuvo legendos, pavyzdžiui, Šiauliuose, nes pas mus Klaipėdoj buvo, kad vaikšto tipo narkomanai ir jie įpisa tipo į ranką tau švirkštą ir įduoda raštelį į kitą ranką. Ir tu, tipo, nueini, rami veidą, tiesiog tau įpisa švirkštą, tu pasiimi raštelį, nueini, perskaiti raštelį ir ten parašyta, sveikinu, dabar tu irgi turi živ. Nebūdavo. Nebūdavo. Čia žiauri keista yra. Pas vis Klaipėdoj buvo tokia legenda, bet aš tik dabar, pasakojant, suprantu, ant kiek čia fucked up, tipo kas, bet eina gatvėj, jį ir perdaviniai živ. Rami veidų, tiesiog tu perskaitai raštelį ir okei. O aš turiu živ. Ką dabar daryti? Ir įdomu, taip lengvai perstada živ. Jo. Taip, tiesiog. Jeigu jau per kraują, tai jo, man atrodo iškart. Ten per kai mylės, ten dar, tai ten labai sunkiai, tipo, mažai šansų, bet per kraują, man atrodo, iškart. Bliama, čia liūnai. Tai nereikia leistis švirkštų, blėti subinė. Ir viskas bus gerai. Kitų žmonių švirkštų subinė. Gerai, kad patikslinai. Savo, tai kiek tu nori gali hujarinti. Nesileiskit švirkštų. Nesileiskit švirkštų nei į subinę, nei į veną, niekur. Ir kitiems žmonėms neleiskit. Tai va, žodžiu, buvo tas spaikinimo skanalas ir mes per vėl tą patį šnekėjom. Bet reikia papasakot, kad buvo Vilniaus klube, opime, /galerijoje ir kad ten vienas iš didžėjų buvo. Ar netgi du. Galimai. Čia galimai. Viskas čia galimai, jo. Nes šiaip iš tikrųjų nėra jokių įrodymų ir tipo niekas nėra patvirtinta. Ten vienam, kiek žinau, tipo yra pizdajų, ten nebeapsigins jisai. Bet kitam ten kitaip yra. Tai viskas, žodžiu, aš kaip per vėl tą patį šnekėjom pirmadienį, tai čia kada užvakar. Ne, gal reikia tegu užpypint karočią opiumą ir galeriją. Ne, all good. Pochui? Jo. Tai visi žino, kad skandalas yra apie opimą. Gerai. Mes nieko nesakom blogai, mes sakom tai, kas yra parašyta internete. Cituojam, tai niekas nėra patvirtina, viskas galimai. Žodžiu, mes kai šnekėjom vėl tą patys, tai nebuvo aišku, nuo ko prasidėjo tipo viskas, nes man metė tik tai istorijas apie tą Tadą Quasar, kažkaip taip ta pavardė, ir tipo, kad ta... Čia vardus gali sakyti? Aišku. Tadas... Aš nieko nesakiau. Tai buvo, kad Miglė Instagrame, jo Tada Quasar buvusi mergina, kaip jinai pati teigia, išleido postą žiūri ilgą 20 puslapių, kur jinai pasakoja apie santykius su tuo Tadu Quasar ir kad jie tenais prieš ją galimai buvo naudojamas tenai fizinis, psichologinis smurtas ir tipo kokie baisūs santykiai buvo. Tai aš visą tą istoriją 20 puslapių perskaičiau, man buvo žiūri įdomu. Tada pradėjo tipo lysti kitos merginos pasisakymai apie tą Tadą. Iš visur pradėjo. Ir paskui aš žiūriu, kad lenda spaikinimo istorija, žinai, ir aš nesuprantu tipo kodėl ir kuom čia susiję. Ir po podcast'o man Eglė Jurgytytė parašė, tai labą dieną, jeigu klausai, jau čia neklausai šitą tikrai, jinai klausė VTP ir man, žodžiu, pataisė mane, nuo kur prasidėjo ta istorija, tai prasidėjo pasirodo nuo kito galo, prasidėjo nuo Tito, Titas yra irgi, man atrodo, didžėjus. Galimai, nežinau. Tiksliai. Jo, man atrodo, kad jisai lyg ir didžėjus, aš, žodžiu, nežinau, bet irgi opimo darbuotojas. Didžėjus, man atrodo, ir ar barmenas, blėt. O nežinau. Nemanau, ne, barmenai nemanau, neįsivaizduoju. Žodžiu, jisai žodžiu irgi, kaip susijęs yra su opimu. Ir dirba tenais, ne? Ir kad tas Titas, apie Titą pradėjo įti istorijos, tipo. Iš pradžių pasirodo, ne nuo Miglės prasidėjo ir Tado, o nuo Tito. Ir tipo pradėjo sakyti mergos, kad Titas galimai ten jas... Spaikino, jo. Ir viena mergina išskirtinai parašė ten istoriją, kaip, kad ją spaikino, tada jinai apsirėmė. Tai galėjo tiesiog pergerti.
Pati kalta. Jinai apsivėmė, Aš juokauju. jisai nuėjo į tūliką pas ją ir kišo dar tabletę į burną, tipo, nu jinai taip teigia, žinai. Ir jinai kai parašė va tą postą, tada labai daug sukilo mergų, kurios irgi savo, kad man irgi tai buvo su to pačiu bičiu. Tada pradėjo sakyti, va, dar tas Tadas yra, žinai. Tada pradėjo ateiti ir istorijos apie tai, kad Tadas dar ir smurtauja. Ir tada visą tą apipynus, tada jau klausimas kilo, kodėl Opiumas tokius darbuotojus laiko pas save, žinai. Tai va, ir žodžiu, nuo to viskas prasidėjo. Tai dabar ta mergina, kuri pirma rašė va, apie tą tabletę į burną sugrūstą, jinai parašė viešą atsiprašymą. Jo, šitą mačiau. Matei, ne? Tiek seku jo. Jo, kad, tipo, aš atsiprašau, čia viskas netiesa ir, tipo, taip toliau, ir aš su juo iš klubo neišėjau. Tai čia, vat, pagrindinė buvo jos klaidas, rašant tą pirmą postą, kad jinai parašė, kad jinai su juo išėjo iš klubo. Kur, tipo, va, čia jau gali, žinai, į teismą duoti ir kad čia jau reikia įrodymų. Čia jau frazavimai kažkokie, kur jau... Jo, ir čia įrodymų, tipo, nėra. Ir dėl to jinai turėjo atsiprašyti. Kas šiaip yra labai liūdna, žinai, nes jeigu ta istorija iš tikrųjų yra tikra, tai čia yra žiauriai liūdna, kad yra, nu, tipo, tokia yra teisinė sistema, tokia yra įstatymai, aišku, nieko negalim pakeisti, bet tiesiog dėl frazavimo, žinai, buvo, vat, nu, greičiausiai, kad jai buvo parašyti advokatų laiškai visokie, jis kreipėsi į teisėsaugą turbūt ir jinai turėjo atsiprašyti, žinai, nes tas visas jos ir frazavimas to atsiprašymo buvo visiškai statiminis toksai, žinai. Oi, labai. Kur, žinai, pati greičiausiai taip neparašys. Tai aš suprantu ją žiauriai, kad tu nenori eiti iki galo tokios situacijose, žinai, nes tau reikės už savo advokatą mokėti, tau reikės... Jeigu prapisi už jo advokatą mokėti, už teismo išlaidą, žinai, ir susigadinti labai daug nervų, atsiminti tą pačią istoriją žiauriai daug kartų, eiti per visokias instancijas ir galiausiai greičiausiai atsimušti vis tiek į sieną, žinai, nes pritrūks įrodymų ir tu nieko neįrodysi, žinai. Tiesiog gaila, kad gal neturėjo galimybę eiti iki galo, nes būtų parodę gal ir kitom panom, kad galima netylėti, žinai. Taip. Nes dabar atrodo, kad, nu, tipo, dabar yra baimė, manau, kitom kalbėti toliau apie savo patirtis, nes gali taip pat būti, žinai. Šiaip iš vis dabar yra labai baisu iš visi tūsą eiti. Nes šiaip tūsė, žinai, tu stengiasi būti draugiškas, mala, tipo, fains. Jeigu ten šoki, dažnai būn, kad pasiūla kažkas, tipo, vandens arba ten aliukai, pisk, o, dėkui, biškį atsigeri, padodi, o, atsigaivini, toliau gali iššokti. Ir dabar man dabar pačiam net nebūtų faina, jeigu man, tipo, tipo, gerk pats toks, kurva, dabar jau net baisu net padėti būtų kažkam. Kur, tipo, jeigu kažkam blogai, tu nueini, nuperki vandens, jam padodi, dabar net baisu bus taip, žinai, daryti. Kur jau... Iš kitos pusės ir gerai, žinai, labai sukilo dabar, visi labai bus ant high alert, žinai, apsaugoti kitus. Nežinia, kiek šitas bendruomeniškumas tęsis, bet gal taip, nu, pereisi kažkokį įprotį, žinai, žmonių stebėti. Aš tokių, žinai, nebuvau matęs net savo akim, kad taip, nu, aš esu matęs, kad kažkam blogai pykin, bet gal čia patys, žinai, tiesiog kažko per daug pridarė. O dabar bus biški kitaip, nebebus to tokio bendruomeniškumo gal. Nes šiaip ateini į tūsą, visi pakankamai draugiški ir faini. Jo. Nes tu irgi susidurs. Bet aš manau, kad tas... kad būt kažkas kažkam kažką darytų. Jo. Aš bent jau nesu matęs. Aš manau, kad tas bendruomeniškumas, jisai kaip tik gal, žinai, bus didesnis, kad vieni kitus gal labiau saugos dabar. Atkreips dėmesį į tas panas, kurios... Gal čia net į gerąją pusę išeis. Aš manau, kad jo, kad bus, žinai, kad... Jeigu kažkam bloga, kad labiau atkreips dėmesį, žinai, ar ten į kažkokias merginas, kurios visiškai, žinai, ten nesigaudo aplinkoje, gal labiau pradės padėti. Sakau, nežinai, kiek laiko tęsi, žinai, tas nes būna, kad užeina banga, žinai, ir nes vėl... Nes gali būti, kad dabar jo porą mėnesių praeis, visi vėl pamirš ir bus tas pats. Jo. Gali ir tai būti. Bet dabar jaučiu, kad saugiausiai yra varyti klubus panom. Čia kaip jeigu įvyks teroristinis aktas šaly. Važiuok ten, bus pigų, bus žiauriai saugų, bus žiauriai zaibys. Žmonių nedaug, ką nori gali daryti. Manau, kad visi yra ant high alert, žadai, dabar labai visi stebės, manau, vieni kitus. Gal ir bus, gal ir gerai čia. Jo, tai aš kažkaip netgi saugiau gal jaučiuosi dabar, kad išlindo tokios istorijos, nes aš žinau, kad egzistuoja tokie dalykai. Bet čia vis, nu, tipo, jie visur egzistavo. Jo, tai gerai, žinai, kad iškilo dabar su tom istorijom, kad jo. Čia visada tai būdavo.
žmonėm gal buvo priminta, žinai, kaip elgtis tokiose situacijose. Taip yra, nepamirškit. Jo. Neapsigaukit, kad čia viskas žiauriai zaibys. Šiaip nežinau, ar esu pasakęs, jau čia nesu. Man atrodo, kad mane buvo bandę nudraginti. Tai, bet, nu žodžiu, aš nesu tiksliai įsitikinus, bet dabar, pavyzdžiui, kai skaitau visų merginų istorijas, aš prisimenu va tą vakarą ir man labai labai panašus simptomai. Aš dirbau Labiroj 1,5 metų. Jau čia mažai, ką žinojo, bet kai man buvo 19, dirbau Labiroj. Ne pats fainiausias klubs Vilniui. Jo, ten toksai, kur jau eina žmonės, kurių kitur neįleidžia ir dirbam iki 6 ryto. Ir mes tenai, nu, tipo, daug tūsindom, tikrai tuo metu būdavo labai daug vakarėlių. Ir mes po darbo, tai užsitarėm 6, tai kokią 7 buvom jau istorijų bare. Nu, čia galim jau užsakyti, nu, buvom istorijų bare. Ir pas mus ateido į Labirą toksai vyras, kuris labai, labai mane mėgo, taip sakykim. Jis sakydavo, kad dėl manęs tik ateina, žinai, ir taip toliau. Ir jisai toks jau baro draugas, žinai, pasidarė, nu, tipo, kad jis visada ateidinėja, žinai. Čia Labirui? Ir, žodžiu, mes sėdėm istorijose, su kolektyvu viskas tvarkoja ir aš geriu savo kokteiliuką, žinai, viskas gerai. Ir tas vyras atėjo, žinai. Viskas su juo gerai, jisai, nu, tipo, mes jį pažinojom ir jisai buvo darbuotojas kito klubo ir, nu, tipo, jis nebuvo svetima, žinai. Ir jisai atsėdo prie manęs ir mes kažką su juo bazarinom, jisai su manim, žinai, kažką šneka ir aš geriu tą savo kokteilį ir aš po kokių 20 minučių, aš buvau išgerus, aš buvau, nu, tipo, galim sakyti, girta jaučiu, nu, tikrai buvau girta. Bet aš jaučiu, kad po 20 minučių man atjunginėjo kūną, žinai. Aš sėdžiu, bet aš tik sėdėti ir galiu. Ir toks jausmas, kad aš amžinai dabar jau čia sėdėtis, kad mane bišys išvažiuoti čia. Ir užparalyžavo. Nu, blema, net nemoku pasakyti, žinai, toksai, kur tipo tiesiog ištyštų, žinai, toj kėdėjai. Ir jisai man kažką sako, jausi, žinai. Ir aš nebegaliu jau atrodo nei mąstyti, nei jau kalbėti. Jisai man kažką sako. Ir aš jaučiu, kad aš tiesiog tokia, žinai, va taip, žinai, tiesiog sugebu. Ir jisai sako, aš nesu matęs tas tokias girtos, žinai. Po šitų žodžių praėjo 2 minutės. Gal dar kokteiliuko nori? Jo, noriu. Ir jisai atneša man dar vieną kokteilį, pastato ir aš atsigeriau to kokteilio porą gurkšnių. Ir jisai pasilenkęs prie mane, žinai, o čia mano kolektyvas sėdi ir aš net negaliu jam atrodo nieko pasakyti, nesugebu, žinai. Ir stalas toksai apvalus buvo ir jie va taip sėdi prieš mane kolektyvas, o aš va taip, supranti, visiškai. Ir jisai po stalu man va šitai va lešką glosto, žinai. Ir aš negaliu nieko padaryti, aš negaliu patraukti rankos, tipo, atrodo, aš nesuvokiu, kas vyksta, žinai, mano mintis, kur... Blema, aš net nesu susidūrus su tokiu narkotiku, kur mintis pakeičia, žinai, kur, tipo, tu, nu, visada atrodo, nuo alkoholio, pavyzdžiui, tu vis tiek mastai, galvoji blaiviai, žinai, gaudys, kas vyksta. Jeigu kažkas jau būtų, tu tokį biškį o čia, tipo, tu net atrodo, žinai, kažkur tamsoj bandai po vieną žodį kažkokį gaudyti ir praslysta ranka, žinai, net nesugebi paimti. Ir jisai man glosto tą šlaunį ir sako, aš čia labai netoli, tipo, 2 chatas turiu, žinai, ten sekančią gatvėj. Ir aš tada, man įsijungė va toks, žinai, alertas tada. Ir man kažkokia mintis buvo, kad, blema, jeigu jisai netoli gyvena, jam labai netoli mane tempti reikėjo, žinai, nuo čia. Ir aš tik atsimenu telefono ekraną, kad aš Boltą ieškau ir nieko daugiau. Nebeprisimeniau nieko ir aš tiesiog atsibudau savo lovui. Ir nuo to laiko man nėra trūkus taip atmintis, ar taip juoda juosta. Vadinamoji. Jaunimo žodyną galime rasti kaip plionkė. Nėra trūkus taip gyvenime. Ir va čia pirmas ir paskutinis toks kartas buvo. Tai labai gali būti, kad buvo kažką jau įmetę, žinai, ir kad norėjo pasimti. Aišku, nebūtinai, žinai, man buvo 19-20 ir aš nemokėjau gerti ir nežinau kaip. Ir gal nežinau ir savo tų limitų jo. Ir aš tiesiog galėjau labai stipriai prisigerti. Gal nuo alko atjunginėjau. Gali būti. Bet gal pirmą apsivemtum nuo alko, žinai. Nes, pavyzdžiui, nu, aš kiek save atsimenu, aš negaliu tiek išgerti, kad aš tokioj būsenai būčiau.
aš galiu išgerti ir aš paskui arba vėmiu, arba man jau miegoti reikia, žinai. Pizda, jo. Bet aš iki tokios būsenos, kaip tavo pagalbai, tokioj būsenoj būna alkoholikai, kurie jau kelias dienas geria, žinai. Nu, vat aš neįsivaizduoju, kaip tokią būseną pasiekti, aš nesubūsiu tokią būsenai. Nu, vat tą vieną kartą. Kiek atsimenu, va, jeigu tiek pripisi, tai iškart pisivėm, iškart šliauka, va, pliaum, viskas. Nes aš taip, neįmanoma man daugiau išgerti, negu kad išger daugiau, negu kad pradėti, supranti, iki vėmimo, žinai. Nesugebu pasakyti. Tai va. Manęs nėra nuspaikinę. Čiū. Tiek turiu. Aš tik tiek turiu pasakyti. Dar turiu istoriją apie spaikinimą. Aš irgi turiu istoriją apie spaikinimą. Buvau klube ir dėjau tabletės karočią visiems. Gerai, nahui, nejuokinga, kirpsim šitą. Nekirpsim. Palikit šitą. Ne. Palikit. Ne. Aš juokauju, blet. Blet, kurva. Turi istoriją dar vieną, čia ne mano istorija, mano draugės šiandien man priminė, aš buvau visai pamiršus, kad tai buvo atsitikę, kad jinai varė į vieną iš klubų ir klube šoko, ten, žinai, kompanija buvo panų ir jinai susipažino su barmenu ir barmenas jai pylė, jinai sako, ekstra šutukų, įpilk, žinai, ekstra šutukų. Ir jis jai pila ekstra šutukus, ekstra stiprius toks kokteilius padaro. Ekstra ketaminą irgi. Ir jie ten kažkaip susibazarino, susibendravo, žinai, labai fainai sutarė. Ir tada atvarė vienos iš tos kompanijos panų bičas. Atvarė kokią 3 ryto po darbo ir negėręs iš vis buvo, blaivas. Tas bičas for the record, jisai labai daug tūsino. Tūsino dabar, daug pakelia labai stipriai, jis labai didelis, aukštas bičas, žinai. Ir jisai puikiai žino savo limitus. Ir jisai buvo iš vis negeras, nei lašo. Atvarė tenai, išgėrė po šutuką visi, įvarė šokti, šoka, žinai. Tada gal dar vieną šutuką išgėrė ir ant 3 šoto, žinai, tas bičas sako, blemas, sako, žiūri, neįdomu, varom gal dar vieną įkalsim, žinai, šutuką. Ir mano ta draugė sako, davai, varo prie baro, prie to jau barmeno, su kurio jau suvaibino ir fainus kokteilius daro. Ir jie kažką, žinai, dar prieš tai ją išnekėjo, kad, dabar už tos ekstra, šutukus gausi važiuoti pas jį namo, žinai. Ir jis sako, aš geriau ant šitos apkutės, blet, miegosiu, negu pas tą namo varysiu, žinai. Ir jie prieina prie baro, visą kompaniją, pasimti šotukų ir visiems davė šotus, visi išgėrė jau ir tik tada jai davė šotą, paskutinį. Kažkaip pavėlavo. Ir jinai pasiėmė tą šotą, jau pridėjo prie lūpų ir jinai sako, aš pajaučiau, kad mane lyg ir pykina, lyg, žinai, jau per daug alkoholio manį ir sako, negersiu, žinai, galvoju šitą šotuką. Ir atidavė tam bičiui, kuris atvažiavo ir 4 jo šotas buvo, žinai, ir 3. Ir tas bičias išgėrė tą šotą, jos. Ir sako, mes toliau šokam, po 20-30 minučių atbėga ta pana, kurios ten bičias atvažiavęs buvo, sako, girdi, jam pizda. Ir sako, mes neinam. Suspaikina bičią. Jisai ant soliuko sėdi, žinai, galva, tipo ant soliuko, jis negali galvos pakelt, nepralemena nei žodžio, absoliučiai baraližuotas bičias, žinai. Ir jį šiaip netaip tenai su kompanija bičių išnešė, žinai. Dar prieš tai ta draugė, kuris suvaibino su to barmenu, nubėgo pas tą barmeną, sako, gal gali vandens duoti. Ir jis ją žiūri, sako, tau viskas gerai? Ir jis sako, mano draugelį pizda. Jo, gerai. Ir davė vandens. Ir jinai nuvarė, davė vandens ir su kitų žmonių pagalba, žodžiu, nuvedė į taksą, žinai, ir išvežė namo. Ir ryte jam žiaurus athodai buvo, galva žiauriai skaudėjo, tipo, labai labai prastai jam ten buvo. Tai žodžiu, bišas didvyriškai, nežinodamas pasiaukojo ir nuspaikino jį, žinai. Nepasisekė čiuvakui. Bet tai įsivaizduoji, išgėrė tą jo šotą. Bet žiauriausia, kad čiuvas po darbo atvarė, 3 šotus išgėrė ir taip vakarėlis pasibėjo, nuspaikino. Bet dar žinai, kas yra su tom istorijom? Barmenai, didžėjai, jie ir taip turėtų bobų. Aš tą patį pagalvojau. Hui tau dar kažką, tipo, apsimt, tipo, kur tu per vakarą galėtum iš 5 rinktis minimum. Jo. Tą vakarą. Ir tau vis tiek reikia kurva eit Čia yra, va. Šitą reikia palikti. Aš atsiraugiau. Nu gerai, palik. Bet į tą Ne, į tą neatsiraugiau. Jo, tą, gerai. Gerai, grįžtam po pertraukėlės.
Po trumpos pertraukėlės man užlūžo balsas ir sučiulpiau dar 2 holsus. Sučiulpė, jinai tik čiulpti ir mėgsta. Aš tik tai ir moku. Tik iš to ir gyvenu. Kalbant apie gyvenu, šiam 9 danguje. Gyvenu, saulę turiu, saulę. Gerai. Dangų turiu. Vasara atėjo ir prasidėjo. Šitos dabar pradėjau klausyti. Po šitos kanalo? Nepatogių klausimų buvo tik tokia videks tipo ir vasara atėjo ir jinai ten kažką verkia kur. Ir dabar pradėjau klausyti, dainos žiauriai gerą dainą. Man labai patinka, palauk, yra dar... Ai, bet čia ne jų daina, čia man atrodo kažkieno kito, kur... Kaip mes Ne, mes išeiname į miestą padaryti fiestą. Kaip mes šitaip elgtis galim, klausidėjęs. Kokių gerų dainų šiaip yra. Ir žiauriai geras ritmelis yra. Kokia ikonik daina. Šiaip daug ikonik dainų yra. Labai, aš dabar vien lietuviškų klausau realiai. Aš ne. Labai ir varysiu į Roko Jan koncertą. 2 dieną bus nusipirkau bilietus. Žiauriai laukiu. Aš Roko Jan pradėjau klausytis kaip guilty pleasure. Šiaip netyčia pradėjau klausytis, nes nuvariau į koncertą. Kažkaip jau atsidūriau netyčia vasaros terasai. Ir aš negalvoju, aš nueisiu, tam bus 13 metė, žinai. Ir aš stovėsiu kaip tėva, žinai. Laukiu dukros savo, blėt, kol baigs tam koncertų savo. Baigęs taip, kad aš vidury, sakei, suras mane. Ir aš jau vidury koncertą. Vidury konco. Gerai. Aš jau žinojau beveik pilnai dainą. O tam konce buvo tavo metų už Hebra? Ar... Žinok, visokių buvo. Šiaip buvo ir tokių, paauglių daug, bet buvo ir mano metų. O bachūrų daug buvo? Ar daugiau panos? Manau, kad bachūrai buvo tie, kurios... Su panom. Jo, panos atsivedė. Ir va irgi taip stovėjo. Buvo, buvo tokių daug, kurios taip, ir panos, ir bičiai, žinai, kur tiesiog stovi, žinai. Man keista ir aš nesuprantu. Man kad ir nepatinka muzika, aš vis tiek šoksiu. Jie paprastesni tiesiog. Jiem čia nereikia reikštis dabar, kaip mum 2 debilam. Reikia internetus čia. Jie gali paprastai ateiti, pažiūrėti tiesiog. Jo. Ne, šiaip žiauriai linksma buvo, labai patiko dainos. Ir aš paskui pradėjau jo klausytis ir mane žiauriai užkabino. Aš esu dabar Roko Jan fanė, man labai patinka. Dabar jis išleido naują albumą. Tai naujas albumas nelabai užkabino, šiaip vieną dainą visai patinka. Tai tikiuosi, kad bus senų dainų. Nesuprantu tavęs visiškai aš čia šitoj vietoj. Naujo albumo? Šiaip. Roko Jan klausimo. Ai, blema, mane labai. Tas ritmelis toksai, žinai, yra tokia, man vasaros mažai, kai laiškus tu rašai ir kvepėjo man rytais ir jūra. Gerai, aš ne. Žiauriai geras. Ne, aš ne. Tai vat, ir šiam 9 dangui. Šiam 9 dangui, bet aš nesu baisiai įsigilinęs. Aš tik kiek žinau, tai iš to Reelsą, kur mačiau, tai kad peržengėm PVM ribą ir jos man va. Tai šitą tik žinau. Jo. Žinau, kad atsakai jau 2 yra, ne? Nijolė ir ta viena tamsi, viena šviesi, karoči. Karina. Žinau, kad atsakai 2 yra, aš jau nebegaliu tylėti. Čia yra virš visko ten, bet aš nežiūrėjau, nes per daug pohui buvo. Ir viskas, aš tik tiek žinau. Jo. Kaip čia. Ir kad paskelbtos arenos yra be jų. Jo. Be Nijolės. Aš iki galo nežiūrėjau visų atsakų, nes man ten jau, jau tada žiūriu, gal ką aš su gyvenimu darau. Bet aš pradėjau nuo Nijolės nepatogių klausimų, nes mačiau, kad labai greitai kyla peržiūros ir labai buvo įdomu pažiūrėti, kodėl. Ir pradėjau žiūrėti tos nepatogius klausimus, mane labai užkabino ir tada pradėjau gilintis į kitus atsakymus. Tai Nijolės versija dabar kokia yra. Čia irgi aš galiu maišyti, mes paspaudėm filmuotą, ne? Taip. Aš galiu maišyti faktus, nes sakau, ką atsimenu. Bet žodžiu, jos versija tokia. Jinai buvo grupiai, viskas buvo zibis, mes šeima buvome, mes... Jo, kad tą girdėjau, mes kad čia šeima, kartu mes viską. Taip. Ir tada su ja iš oro pradėjo šlikščiai elgtis panas. Visą, žinai. Pradėjo, ten žvilgsniukai kažkokie prasidėjo, žinai, kažkokies replikėlės, tipo.
kažką. Ir tada, žinai, sako, aš nemaloniai jaučiuosi. Aš jau nemaloniai jaučiuosi prie jų, žinai. Ir tada, sako, man jau ant tiek spaudimas jau buvo iš jų, kad aš nusprendžiau, kad išeisiu iš grupės, tipo. Ir aš kaupiausi, tipo, 2 metus buvo hujova, žinai, jinai vis, tipo, kaupėsi išeit. Ir jinai jom sako, aš išeinu. O kodėl jinai nepabandė pasišnekėti su jom, pavyzdžiui? Vat nėra iki galo aišku, ar buvo kodėl... pokalbis būtas, tai va, ar ne. Nes čia keista biški būtų. Keista yra jo, bet žodžiu, jo, nežinau, nesakė, ar šnekėjos, jinai. Tai va, čia nesąmonė yra. Čia, tipo, toks blėt. Pasakyk. Tai, gal kanai kažkaip. Ir panas kitas sakė, kad šnekėjo su jie, tipo. Be žodžio, kad jinai sako, jinai norėjo išėti iš grupės, jinai sako, aš išeinu iš grupės, bet jos planavo areną daryti, žinai. Gerai, sako, aš pabūsiu tada tą areną dar su jumis ir tada varau, žinai. Va, padarė jos tą areną. Va, ir išsisprendžia problemą. Jos padarė tą areną, sako, arenai įtampa buvo. Viskas įtampa, žinai, jo, nes daug žmonių reikia dainuoti. Ne, tipo tarp jų įtampa, žinai, nes jos nemėgsta. Jo. Ir paskui jos padaro tą areną ir sako, ir paskui visi ten ar organizatoriai, ar huiznait kas, tipo sako, o da jūs darykit tą areną, tipo viską turit, visą komandą, organizatoriai, apšvietėjai, tipo sceną, viską turit, žinai. Kiekvieną dieną darykit areną. Vizulkės turit, sako, da 4 arenas dar pasileiskit, žinai. Čia Nijolės versija. Ir Nijolė sako, tipo, pizdu, daromgi tas 4 arenas. Nes babkės yra babkės. Po tų 4 tada išeisiu arenų, žinai. Ir sako, aš tipo nesulaukiu atsako iš tų panų. O ką jos galvoja? Nieks neatrašo, nieks nesišneka. Tušti namai. Į čatą parašai. Sin. Karina Sin. Šviesos nedega, varkai. Šviesų logose nėra. Ir nieks tai nepakalbėjo. Ir paskui, jai skambina žurnalistai, sako, o kaip suprast, kai jūs išėjot iš grupės? Jin sako, kad aš neišėjau iš tas grupės. Tai kaip neišėjot, kad jau tipo, šitie kaip atstovai spaudai, tipo jų... parašė žurnalistam, kad išėjo pareigyti iš grupės. Ir sako, aš nieko nežinau. Ir tada... Aš nieko nežinau? Aš nesuprantu. Dar buvo prieš tai jinai parašė, kai žinutė, kad neišeina iš grupės, mergom tą pačią pirmą. Nei vieną neatrašė. Žinutė, žinai. Ir padarė paskui... Jo, ir padarė arenas 4, jos 3, tai supranti. Ir sako, aš dabar esu permesta. O dėl ko dar palaukti? Čia dar ne viskas, kas... O kur PVM buvo? Tai va. Man čia įdomiausia buvo, matyti. Tai va buvo, dar praleidau labai esminį dalyką, kad kai jos planavo daryti areną, ar padarė areną, atsirado Bžeskas. O Bžeskas yra, žinai, Bžeska, ne? Ne. Nežinai. Jisai buvo anksčiau labai populiarus. Jo. Anksčiau buvo jis labai populiarus. Jisai yra prodiuseris, vadybininkas. Kelias žvaigždės čia kažkas, gal ne? Ne, jis nebuvo atnešęs, bet jisai va tuo metu buvo labai amangožiniai. Ir jisai, žodžiu, jisai sukūrė tą grupę. Šiam 9 dangų, žinai, sumetė merga, sako, jūs darykit. Čia bus gerai. Jo, bus gerai, reklamą darom, vadybą yra, žinai, ir viskas įbėžnai. Dainas parašė jom, jisai ir dar kažkoks bičias, kurio numiręs jisai. Ir karočią... Tipo, iš tikrųjų? Iš tikrųjų numirė, žinai. Ir žodžiu, jie parašė dainas, tipo, jom. Ir jos pasiėmė tas dainas, pasiėmė visą vadybą, viską, žinai, ir jos dainavo. Ir Zybys buvo. Ir, tipo, Bžeskas sako, o, padarė Zybys, aš varau, karočią. Gerai, jūs būkit. Aš padėjau. Darykit visą gerą. See you later. Ir, karočią, dingo Bžeskas. Ir nebedirbo su jom, žinai. Ir jos vienas dirbo. Padaro jos arenas, atsiranda Bžeskas, sako, opa. Gal nori su manim pasidalinti? O tai kur mano šaibos yra? Tipo, jūs 10 metų dainuojate, čia darote jau areną, žinai, aš jumis sukūriau, tipo. Gal nori man šaibą, nes dainas irgi, žinai, jisai sukūrė. Ir, tipo... Bet nereikėjo išeiti, čia taip. Jo, jos, tipo, 3, jų 3, be pareigytės nuomonė yra, kad, tipo, tavęs 10 metų nebuvo. Na, tu nori dabar šaibų. Taip. Ane? O pareigytė sako, iš savo pusės dabar, kaip jinai sako, čia nesąmonė yra, jisai sukūrė grupę, jisai sukūrė dainas, jam turim biškį atmesti po pinigų, kažkaip procentą, žinai. Ir dėl to susipyko jau jos labai stipriai. Tada visą areną vadybino visas, nežinau, kiek eina į vadybą, bet žodžiu, bilietais visais rūpinosi Nijolės Pareigytės vyras. Ir tos 3 sako, ir po arenos Nijolės Pareigytės vyras nusiperka Teslą. Jos sako, iš kur tu Teslą nusipirkai? Iš mūsų turo šaibučiųjų. Ir jos, karočią, pradėjo kaltinti Nijolės vyrą, kad jisai apsivogė.
supranti, kad nupiso šaibą iš turo, žinai. Ir tada Nijolė sako, nu, vat, fak, čia mano vyras yra, nevarykit ant mano vyro, tipo. Ir jos dar dėl to susipyko labai stipriai, nu, čia logiška, žinai. Eik, tu čia, bet čia bobų daly, eik, tu jo, aš negaliu tai palauk, ir paskui va. Kiek čia bereikalingų šūdų ir čia pizda. Ir Nijolė kažkaip buvo stipriai prisidėjusi prie, ar pilnai apsiėmė buhalteriją tvarkyti, žinai, mokesčius. Jo, šiam 9 dangui visos grupės, jinai visada, tipo, tai darydavo. Ir jinai moka mokesčius, sako, žiūrėkit, panas yra už 20-21 metus, mes viršėjom PVM, aš jį sumokėjau, dai susimetam, nes visą grupę mes čia visas viršėjom. A jos sako, tau va PVM, Sako, eik pas savo vyrą vagį, iš jo ir pasimplėt, kiek jis už bilietų iš pusų nupiso. Tegul už PVM sumoka, žinai. Jis sako, kur įrodymai, kad jis nupiso. Čia vaikšto kurva kažkas. Man vaidenas gal ne. Aš irgi kažką girdėjau, bet čia gal mano kojos. Ai, čia šaldytuvai, žinok. Ai, ledukai krent. Kurva, jau galvau reiks. Jau galvoju, reiks pėsti. Reiks rėkti. Aš tai būčiau šitoje leidęs, aš tai ne. Ant mėsos. Nu tai va, tai toks pyktis ir buvo tarp jų, kad jos apkaltina tipo tą vyrą, žinai. Nu, ir paskui dar žiūrėjau tų, vat, nu, ir aš paklausiau pareigytas ir aš galvoju, nu, man neaišku yra. Pati pradžia man yra neaišku, kodėl tas nemėgt pradėjo. Išgirskim abi pusės dabar. Jo, nu, tipo, aš ją tikėjau, jinai man tokia visai, blemba, labai įtikinamai šiaip šneka Nijolė. Ir labai, nu, tipo, visai logiškai skamba. Bet aš, vat, man ta vieta trūkstama yra, kodėl tas pradėjo nemėgt, žinai. Nu ir karočią, tos trys, žinai, vėl duoda, prieš tai jau davė interviu, prieš dar Nijolės šitus nepatogius, davė nuo iki intervą. Bletin yra, nu, max levelis tas intervas, kas nematėt, pasižiūrėkite, sėdi tiesiog ant 3 kėdžių, tokia žiauriai tylioja aplinkoje, tiesiog kambarį vidury kažkur. Ir, nu, jokios muzikos, tipo, ir už galo, už kadrį, žinai, jos klausia tokiu žiauriai gailiu balsu, ta žurnalistė, tipo, tai kaip jūs merginos? Jo, čia kur net nėra žurnalistės kadrė. Jo. Už kadrą ir jos tris. Ir jos čia pats liūdniausias. Va taip sėdi, supranti. Senai niekas nebedaro, taip jau. Jo, atrodo, kad jos, tipo, būtų giminaitė, žinai, kažkieno, kas vaikus iš šalia išmetė, žinai. Žinai, tie, kur sėdži tą už kadrą, tada būn žmogus, uždėts blurs ant veidą, pakeist balsas irgi, kur ten kažkas nupisa, sudegė namai, dar kažką ir klausinėjai dabar va taip. O kaip jums čia taip atsitiko? Ir pis ten tada. Kaip jums čia taip atsitiko? Ką aš žinau, tai sudegė namas, kam? Jo, tai ir jos davė va tokį žiūrinį jauką interviu, tokią mirusio vaiko energiją, žinai, sėdi. Kaip nusikalt, aš nežinau. Kaip nusikaltėlės, nu. Nesvo, supranti, iš PVM nesumoka. Nu ir ten, žodžiu, Karina tą pradėjo šnekėti, žinai, verkė, supranti, ten, nu, toks... Apsiverkė? Jo, visiškas chaosas, ten tas interviu, žinai, vieną po kito šneka, tada tokios tylos pauzės, kažkas niftėmų, žinai, ir žiauriai gerai garsinti visi tie, žinai, žiauriai nejaukus intervas, pizda. Aš jaučiu, bet kokioj tipo dokumentikoje, kur tie seriniai žudikai duoda intervus, yra jaukiau, blėt, žiūrėti, negu jų šitą intervą, ten buvo, aš nežinau, ar aš geriau padaryčiau, bet nu, man labai neprofesionaliai atrodo filmuoti. Jaučiu, kad gali įmanoma geriau padaryti. Man atrodo, mūsų podcastas yra geriau, negu ten žmonės telkia, kai kurie nelabai jau besuprant, kaip dabar veikia. Nu, pušelė, jaučiu ten kažkiek, aš nežinau, bet ir pačias tas mergas. Atsimeni tada, kai darėm prieš 20 metų. Nu, kaip taip gerai. Taip pat padarykim. Kaip gerai. Taip pat padarykim. O kam čia dviratį išradinė dabar, supranti? Taip pat padarykim. Ir sėdi jos, supranti, va, ant tokių kėdžių, žinai, ir 3 taip tiesiog į vieną eilę sudėtos, jokių dekoracijų, tuščiam kambarį kažkokiam. O jos, tipo, tas kambarys antiek skurdus, ta aplinka skurdi kokia atrodo, o jos žiauriai gražiai apsirengusi, žinai, ta Godos kažkaip baltų kostiumėlį, žinai, sėdi tokia visai įsidazi, žinai, čia mes atėjom pašnekė. Ir tipo, žiauriai, nu, kontrastas visiškai, žinai. Ir, žodžiu, ten verkia ir tada prasidėjo, žinai, kur lenda į asmeniškumą, žinai. Pradeda traukti kažkokias istorijas iš praeities. Pasirodo, aš šito net nežinojau faktą. Gal aš per jauna tam faktui esu, bet, tipo, toks faktas, kad Bžeskas pasirodo. Draugavo su Karina anksčiau. Ir jie ar 5... Žinojo, pasirodo visi, aš tiesiog nebuvau girdėjęs, bet jie ar 5 metus kartu, žinai, pragyveno kartu. Ir tą grupę sukūrė, tipo, Karinai. Ir Karina sako, jog aš net nebūtų buvęs šiaip tos grupės. Tai vos, aš... Nu, Nijolė vis tiek number one.
Ir For me, number one. dar vieną Nijolė. faktą nežinau. Ir gražiausia. Ir fainiausia. Viskas. Peace. Dar vieną faktą nežinai. Nu. Kol Karina gyveno su Bžesku, Nijolė pradėjo draugauti su Bžesku. Jo. Okay. Ir šitą kortą išmetė dabar. Bet šitas buvo prieš 2 metų, blėt. Ir jos dabar išmetė. Tik dabar kortą. susipyko. O tu su mano vyru mėgoji, na. Žinai, kur tipo... Biški pavėluotai. Reikėjo gal anksčiau sakyti. Tipo. Jo, nes esi, nu, tipo, tu per 20 metų, tu su bet kuo gali susitaikyti. Tu gali, nu, žmonės susitaiko, kad vaikai numiršta, žinai, nu, tipo, vis tiek nedingsta tas skausmas, bet, nu, tipo, 20 metų nu, turi kažką padaryti, žinai. O čia tavo tiesiog bičą nuviliojo, kai tau buvo 20. Nu, tipo, blėt. Nėra gal tiek blogai. Jom dabar Nėra po kiam metų yra, žinai. Jo. Jom dabar po kiam metų Tu jau naują vyrą turi, tu jau vaikų turi. Jau spėjai pakeisti 4-5 Gal apsiramink kurva jau, tipo. Nu. Kažkaip gal susitaikyk, blėt. Tokią kortą ištrauk. Nijolė. Bairiška buvo. Bairiška, blėt. Kad čia parinės dabar. Turim, gyvenam, arenas, darom babkių ir kad čia nervuojas. Jo, ir dar žiūrėjau Godos Alievos Sabutytės būsios storius. Žinai, Goda. Nu, tai grupė irgi yra. Ir jinai darė dabar irgi storius atsaką, žinai. Nes Nijolė per savo intervą dažnai minėjo Godą ir sakė, kad jai vapšė reikia užsičiaupti. Nes jinai... Nu tu? Tai o tu žiūrėk, iš vis patilėk. Nes jinai, karočią, nedainuoja, tipo. Nu, toks pretekstas buvo Nijolės, kad jinai tiesiog džiopčia ir niekada nedainavo ir jinai yra tiesiog gaugau šokėja ir ką tu čia, blėt, ant manęs varai. Ir dar faktas, kad Nijolė, nu, ne faktas, bet Nijolė taip sakė, kad, man Nijolė taip sakė, kad karočią Godą į grupę pakvietė Nijolė. Nu ir tipo sako, jai nereikia išvišnekėti, čia nebūtų manęs, nebūtų tavęs, žinai. Nu čia visas tavo pačiu. Jeigu, blėt, ne aš. Nu, tavęs jau apšė nebūtų. Taip. Nu. Ir Goda o tai įsižydė? O tai baisiausiai įsižydė. Aš mačiau, kažkokį vieną mačiau. Storiukų serija, gal 30. Ir kelia, žinai, nieko aiškiai nepasako. Sako, PVM ir mokesčiai yra kiekvienas žmogus asmeninis reikalas. Bet jeigu bendrai darot, gal tada bendras reikalas. Nu, sako, mesgi būtumėm susimetę ant to PVM. Mes būtumėm ir susimokėtos pinigėlius. Bet tada atsiranda turas. Ir tada pradeda tiesiog šnekėti apie turą ir kažkur baigia šitą kalbas apie PVM. Rodutė, tu gal kažką būsi, tikrai gal čia kažkas. Gal tikrai nesumokėjo to PVM. Gal. Ir žodžiu, jinai Goda ištraukė dar geresnę kortą, kad sako, ir Nijoliai iš vis dar reikėtų pasižiūrėti savo gyvenimo būdą, alkoholis, narkotikai. Nu kurva, prie ko dabar šitas? Nu tai įsivaizduok dabar. Taigi ne apie šitą kalbėjai. Nu, dabar įsivaizduok. Ne apie šitą kalbėjai. Susipykstu aš su kažkuo ir man sako, o tu opime pati, žinai, ką darai tada. Nu tai gerai, nu tai, okay. Nu, ar čia apie PVM dabar tu šneki? Nu, ne apie PVM. Narkotikam PVM netaiko. Jo, nėra tokio dalyko. Tai, nu, tipo, man... Aš kaip perku, manęs neprašo susimokėti. Man čekė neduoda. Man jo. Nėra sąskaitos išrašę nei kart, nieko. Nei čekiuką negavęs. Nieko negavęs. Niekart, nieks nieko nesakė. O dabar jau matai, blėt, už PVM susimokėk. Nu. Parašo man už viską, ką pirkai, dabar man PVM reikia mokėti. Nėra buvę. Nu, tai čia jau nesąmonė šneki tikrai. Nevartok narkotikų. Bet žiūrėjau, jokinga, kad ištraukė tą kortą, žinai, kur jau viską traukė tiesiog, žinai, kur jau ant žemės tiesiog ieško, blėt, ką čia dar, kažką duokit. Palaukit, ką Nijolė nuo alkoholio užsikodavus buvo taip. Tai tu, suka, alkoholikė vapšė. Nu, ir prie ko šitas dabar buvo. Nu, man šitie man zaibau. Tai gal ir pragerė tą PVM pati? Pati ir prisigerė. Nu, ir viršė dėl to viršė PVM, nes tiek išgerė. Ir kurią dabar tikėti? Nu. Aš labiau Nijolė. Aš irgi, tikiu. Man Nijolė number one. Bet manau, kad yra kažkas daugiau, tipo, vis tiek kažkas nepasako kažko. Nu, tai čia visada taip yra. Bet aš galvoju, žinai, kad... Šiaip, kaip žinai, kaip sakoma, nėra vienos pusės kaltos gal. Žinai? Aš manau, yra, kad būna viena pusė kalta. Ne, būn. Bet čia tokiose situacijose. Jo. Kad vis ten ir tu, blėt, ir kitiečiai. Ir buvo dar, jos paviešino čiatus Nijolės, kur sako...
Blet, Ir kažkaip. pasinintas žinutės. Kur tipo, grup chatas yra jų visų ir kažkas jie rašo. Blet, aš negaliu. Kažkas rašo, aš normaliai, ten kitos mergos kažką rašo, o Nijolė tiesiog nahui siuntinėja. Kur bibiai šeria tiesiog jas visai, žinai, toks iš oro atrodo. O kažin buvo, kad jos yra susikūrusios skirtingus grup chatus, kur kažkurios vienos nėra. Ir yra 100%. 6 grup chatai, Aš 8 grup chatai. Jo, aš išsiaiškinau, kad tikrai turėjau grup chatą be Nijolės. O, kad be Nijolės, tai Nes čia 100%. Nijolė parašė, kad išeina iš grupės ir visos pasinino. Jeigu jos būtų neturėjusios chatą, jos nebūtų pasininusios tiesiog. Bent vieną, tai tikrai statistiškai būtų atrašęs. Nu, tai tikrai reiškia susirašė, nusintė. Jo. Amatėt? Yes, viskas, ištrūkom. Iš spastų. Jo. Tai labai įdomi šita drama buvo, aš labai smagiai. Kur grįžt po repeticijos. Nu, Nijolė jau labai užpesus, žinokit. Jo, įsivaizduoju jų visų vyram, kaip galvas išuštas yra. Eik tu, nahui. Eik tu, nepavydžiu vyram. Jauri nepavydžiu. O dar žinai, kaip Džeska sužinojo, kad visos tos 3 prieš jį yra, kad nenori jam mokėti šaibų. Žinai kaip? No. Nijolė sėdėjo antram savo aukšto name, o jos vyras sėdėjo pirmam aukšto name. Ir Nijolė rašo mergom į chatą, tipo, davai sumokėkim Džeskui, tipo, šaibas. Ir jos rašo, eina į snakui, tipo, kažką, ten jo nebuvo 10 metų, dabar čia matai prisireikė, dabar kai šaibų turim, žinai. Nu, lokas ten ir panašiai, žinai. Ir Nijolė sako, tu pasižiūrėk, ką jos man rašo į pirmą aukštą, žinai. Ir jam nusinčia skrinčiotą tam savo vyrui, žinai. Vyras pažiūrėjo skrinčiotą, atkurvas ir nusintė Džeskai. Tai čia visi yra čia visi yra... Visi dramai. Eik tu, nahui, čia visi išsipisinėjai vieni iš kitų, apipisinėjai, blėt. Eik tu, nahui, čia žiauri blogai yra. Jo, tai dabar jos daro arenas vienos. Nu, Šeškės. Bet jos vis dar gali dainuotas, šiam 9 dangui, tai jos mažai ką praranda. Bet dabar daug kas iš solidarumo tai pareigyti, žinai, neįsi jų arenas. Tai va. O kad žiauri, čia keista, taip, čia tiek durnų dalykų jos padariusios yra. Čia žiauriai paprastai išsprendžiama yra 2 dokumentais, 1 dokumentu. Kokio? Nu tai kaip galėjo tik pareigytę mokėti PVM-ą, čia neįmanoma. Jo, nesąmonė. Tu jeigu darai bendrą dalyką, tu tiesiog susirašai sutartis, kad čia mūsų bendros babkės, čia mūsų dalyks, susirašai, čia mūsų dainos ir jūs negalite nieko daugiau padaryti. Kaip sakė Goda, kur yra šeima, kur yra santykiai, ten sutarčių nėra. Tai... O mes buvom šeima. Bet tai va taip ir paskui taip ir išyr šeimas, nahui, taip ir baigęs, taip ir deg hatos, taip ir prapisi vaikus, taip ir nusigeri, čia taip ir atsitinka dalykai, kai nėra sutarčių, nahui. Kai susiženėjai ir vyrs nori pasirašyti, kad nenupistų iš jo pusę babkių ir pano ne, aš nesirašysiu. Tai, nu tai tai taip ir sugriūn šeimas. Jo, kur pusę verslų atiduoda, žinai. Kur tik kažką blogai padarys, viskas išeis, kurva susirinks, nahui, davai tu kurva. Jo. Tai tam nahui sutartis ir yra padaryta, kad tu galėtum ramiai tiesiog gyventi. Jeigu kažkas, neduok dievė, mes šią šeimą, mes mylim, bet neduok dievė kažkas atsitiktų, kad būtų tas sutartis ir tada nereiktų nieko nebūtų. Aš žiauriai man keista. Ir tu babkių neprapisi, ir jie babkių nieks neprapistų. Žinai. Man tai žiauriai keista, kaip žmonės ant tie gali pasitikėti kažkuo. Aš nieko nepasitikiu. Aš net savim nepasitikiu. Kad aš pasitikėčiau bičiu, kad jis iš manęs nenupis turto, aš savim irgi nepasitikiu. Aš jeigu įsidedu babkės į taupamąją sąskaitą, aš žinau, kad aš jas išimsiu. Aš tikrai jas išimsiu. Nebus, kad jos ten tiesiog bus. Aš jas išsimsiu. Kažkada aš jas išsimsiu. Jo, ir kaip tu gali, nu tipo, jeigu aš turėčiau daug pinigų, aš nesugalvočiau tuoktis be to sutarties. Taip, nes neįmanoma. Maža kas, aš tiesiog noriu būti ramus. Aš tave myliu labai. Tu esi mano gyvenimo meilė. Aš noriu su tavim gyventi visą laiką. Bet davai, aš noriu būti ramus dėl savo nahui babkių. Jo. Ir viskas. Aš nesakau, kad tu dabar eisi mane išdavinėsi, ir mes čia skirsime. Aš sakau, kad yra tokia galimybė. Nes visada yra galimybė. Taip. Visada. Šiaip visos galimybės yra pem.
Yra galimybė, kad aš išeisiu šiandien ir aš su kirviu užkaposiu 3 žmonės. Taip, ir čia yra pem galimybė. Yra galimybė. Bus arba taip, arba ne. Jo. Čia viskas yra pem. Nu, Taip, nėra taip, viskas. 5% tikimybė. Dabar šuo, ne? Tu turi šunį, Peperis. Yra pem šansas, kad jis šnekės arba ne. Kiekvieną rytą tu atsikelsi ir jis arba šnekės, arba ne. Visur yra pem. Blet, aš šitą ekonomiką dabar aš tam yra, medis, ne? Galbūt, kad pradės vaikščioti. Pem. Tu negali žinoti, na, visada yra pem. Jo. Visada pem. Arba taip, arba ne. Tiesiog dažniausia būna, kad nešnek, pavyzdžiui, šuo. Bet maža Bet kas. tipo yra 5% tikimybė, kad šuo šnekės. Ne, nėra taip. Tiesiog pem. Tiesiog, kad gali būti. Kad tikimybė yra. Maža kas. Tai bus, Tikimybė yra. tu atsikelsi ryte, tu kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą, kai nueini miegoti, tu dabar meti pinigą. Arba atsikelsi, arba ne. Jo. Gali būti. Daugiau šansų, kad atsikelsi turbūt, jeigu nieko nesergi, Jo. bet gali būti, kai neatsikelsi. Pem. Visiškai, viskas yra pem. Geras. Apie monetą šnekant, aš prisimenu vis laik ir visiems pasakoju tavo monetos teoriją, man belė kaip jinai patinka, aš noriu, kad visi girdėtų. O iš kur tai ją ištraukiai? Kažkur užmačiau intikį. Tiesiog pamačiau Papasakok, davai, man žiauriai patinka. Ir man labai prikiba ir labai tika. Tai tokia yra teorija. Kad jeigu tu renkies tarp kažkokių 2 dalykų, galbūt jaučiu ir daugiau. Bet jeigu tu renkies tarp kažko, įsivaizduok, kad meti monetą ir kai jinai bus ore, tu žinosi, ant kurios pusės norėtum, kad nusileistų. Tu iškart žinosi, kurio labiau nori. Iškart momentaliai. Arba kai jau iškrenta, pavyzdžiui, herbas. Arba jau iškrent ir tada, ne šitą norėjau. Jo. Ir apie šitą mintyse pagalvok, kai tu meti monetą, iškart žinosi, ko nori. Iškart kurio varianto, kuris žiauriai geras šitas. Aš dabar šitą taikau visą laiką ir visiems pasakoju apie šitą. Aš jau daug klientų esu šitą papasakojus. Nes tu paskui, kai pradedi galvoti logiškai, ten čia gal babkių daugiau, bet man gal ten patinka tas labiau, čia gal tas. Bet išmeti šitą. Jo. Ar babkis, pisu šitą. Oi ne, aš neparsidavinėsiu, aš ten noriu šitą. Eini ten. Iškart, žinai. Jo. Oi ne, aš neparsidavinėsiu. Ačiū. Tipo, žinai. Jo. Labai geras šitas. Šitas patinka man. Pasinaudokit šitas labai veikia šiaip. Dar šiaukeisose buvo, yra šiaukeise. Taip, vedžiau šiaukeisą, kur buvo Justinas Jankevičius. Justinas motherfucking Jankevičius. Kur aš vaikystėje dar žiedau jį per mamą, kuris į selą darydama šitą. Duokit man, ne. Ir aš dabar ateinu ir galiu pristatyti, pasitikite į sceną. Vieną vienintelį. Justiną motherfucking Jankevičių. Jo. Čia neįtikėtina yra, visiškai neįtikėtina. Kad aš galiu padaryti tokį dalyką. Čia, nežinau, net. Čia svajonė jau čia yra. Viena tokia, kur išpildai. Jo. Man kažkas prieš metus, kai dažiau baraką kurva sienas, mėlyną spalvą ir ant kelių kurva atsiklaupęs, kažkas būtų atėjęs, sakė, žiūrėk, dabar praeis metai ir biški, tu pristatysi Jankį prieš 500 žmonių. Kas čia pezina? Tikrai taip nebus. Tikrai taip nebus. Bet buvo. Net filmavau vlogą. Pašnekėsim, biški prieisim. Kad filmavau ir dabar aš pristačiau Justiną motherfucking Jankevičių, ten yra. Ir rodau taip užsienų šnek. Žiauri kietai, labai kietai jausmas. Ir dar mama buvo atėjus. Ir žiauri zaibys. Čia buvo 3 šiaukeisas, kurį vedžiau. Tai pirms buvo visiškai panikoj. 2 biški geriau buvo jau. Ir 3 zaibys gavus. Jau tikrai visai džiaugiuosi jau šito performansu, visai normaliai. Dar buvo mama su kostiumuku, aš buvau. Labai fainai jaučiaus. Labai zaibys. Fainai. Žinai, kur mama irgi netikėjo niekada, kad taip galėčiau daryti. Jo, žiauriai. Prašau, ateik, nemokamai dar, aš vedu. Ir nemokamai dar? Žiauriai kiet.
Labai kietas jausmas, kai tu gali tokį dalyką padaryti. Jo, aš šiaip panašu tą kietumą, žinai, tą tokią svajonę, žinai, kaip sakai, svajonę, tą svajonę jaučiu, kai va tu atėjau, jaučiu labai stipriai, žinai, tos pirmus kartus. Dabar jau toksai, žinai, kur net pykstu, kad susigyvenu, žinai, aš noriu, kad visai, žinai, aš... Nu, tas toks žavesys, kad išliktų, bet tu visada paskui nori daugiau, geriau, bet čia gal nėra bloga savybė. Jo. Bet smagu va pasidžiaugti, pašnekėti apie šitą. Pasidžiaugti. Labai achujanai. Tokį gyvenimą. Eik tu, na, taip, netyčia gavus. Jo. Netyčia gavus, kad sugalvau, kad reikia pastendapinti. Aš tiesiog norėjau stand-upinti. Mes tiesiog norėjom stand-upinti. Dabar vidurnaktis sėdim. Jo. Šnekam apie dalykus. Aš jau keisą gavau antrą gyvenimą. Aš jau keisą gavau. Ir bus prieš 500 žmonių. Jo. Lapkričio 22 dieną, man atrodo. Lapkričio 22 gavau šiau keisą, kur turėsiu parodyti savo 15 stipriausių minučių. Šiaip dabar aš visai užtikrintai jaučiu šitą programą dabar, kur turiu. Man atrodo, kad aš turiu pakankamai stiprias 15 minučių. Pamatysim. Va čia labiausiai pasimato. Jo. Ant kiek. Bet šiaip, kai daug žmonių, tai didesnis šansas, žinai, prajuokinti jaučiu yra, ne? Ne taip veikia. Ne taip, gerai. Ne taip veikia. Yra didesnis šansas, kad kažkas prasijoks. Jo. Bet nereiškia, kad nes turėtų juoktis bent jau 8%, tada žinai, kad atrodytų zaibys. Kad atrodytų gerai, jo. Kad kažkas pavienį juoksis, jo daugiau šansų. Bet kad juoksis 8-5% ne iš 100 žmonių, o iš 500, čia daug sunkiau yra. Jo, logiška. Tai va. Logiška. Aš dabar irgi pasirodau penktadienį poryt. Jau nebevesiu, o pasirodysiu vienintelį kartą turbūt ir viskas. Nes daugiau Antanas nebenori vesti, sakė. Tai aš vesiu. No. O man zaibys vesti. Man patinka. Aš galiu apsirengti gražiai. Kietai jauties tada su to kostiumu. Blet, aš tai žiauriai parinas dėl to lapkričio 22. Ir reikėtų, nes... Bet aš pagavau, kada man geriau sekas, aš turiu pavargti žiauriai tą dieną. Aš turiu nusipisti ir mane turi būti užpisi jau viskas tą dieną. Tai čia visada taip viskas geriausiai veikia. Jo, nes kai tau pasidaro pohui, tu tada tiesiog ateini, aš pasimėgusiu šito. Aš dabar čia pabūsiu. Nes kai aš daug energijos turiu, aš pradedu per daug greit šnekėti, aš nei pati nesuprantu, ką sakau ir žmonės, aišku, nebesupranta, ką aš sakau. Ir tada aš visiškai neišpildau tų bairių, žinai, savo. Bet kai aš ateinu nusipisus, pavargus, atsistoju, gerai, aš dabar, tipo, atiduosiu kiek galiu, žinai. Ir tas kiek galiu būna tada va toks reikiamas energijos kiekis, žinai. Tai bandysiu kažkaip, gal nežinau, reikia pradėti bėgioti tą dieną. Bet čia paskui natūraliai turėtų ateiti. Jo, nes man nerimas labai iškyla, kai aš turiu energijos daug, žinai, aš turiu neturiu skurdėti. Nesinervuok. Negaliu. Nervuojas. Tai čia viskas su laiko ateina. Jo. Tu negali užlipti vieną kartą prieš 500, pirmą kartą lipti kažkur. Ir kad tau bus zaibys, niekada taip nebūna. Jo. Bet šiaip dabar lipau su naujų bairių, kur pasirašiau, lipau kiek 3-4 kartus, 3 kartus, man atrodo, tais pačiais, su naujais ir vis keičiau kiekvieną kartą juos. Dabar jaučiu, kad jau achujenai man jie. Man jie jau patinka. Man jie yra juokingi labai. Man labai juokinga apie 2 nupušėlės iš TikToko, man yra toks atradiminis prikolas. Tai manau, kad dar 5 dadėsiu iš senų stiprių minučių ir manau, kad bus gerai. Jeigu nebus gerai, tai žmonės nesupranta jau. Jo, žmonės kaltinam dabar. Jo, aš žmonės kaltinsiu. Jeigu nesijuoks. Jo, čia jūs kalti esate. Aš sakysiu, čia mano tiesiog humoras, žinai, mano humorą nesupranta, žinai. Kur ne aš hujovai deliverinu. Mano humorą nesupranta. Čia yra komedijų, čia blogiausias dalykas, kas tau gali atsitikti. Jei kad tu pradedi galvoti, kad čia jie nesupranta. Jo. Ir tada viskas. Ir tada yra viskas. Tu nebegali stand-upinti. Jo. Arba turėsi kažkokią nišinę, žinai, mažytę publiką. Kažkokią. Tipo, nes tau, komedijai tau turi rūpėti žmonių nuomonė. Va čia vienintelis darbs gal ne vienintelis, bet kur tau turi rūpėti žmonių nuomonė. Bet blema, nebūtinai gal. Nes, pavyzdžiui, iš pradžio
Yra tokių nišinių, pavyzdžiui, komikų, kurie iš pradžių ten daug heito sulaukė, kol juos priėmė, kol suprato žmonės. Pavyzdžiui, Kerbelio niekas nesuprato pradžioje, man atrodo, ne? Nu gerai. Pradžioj, sakykim, pradžia yra pradžia. Jo. Bet jeigu tu darai 2 metai, 3 metai, 4 metai, 5 metai Ir tavęs vis ir dar dar nesuprato. nieks nesuprant, seni. Jo, čia Gal gal. jau kažką tada nebe taip darai. Nu gerai, dar 6, 7. Nu tada jau turėtų matyti kažką prošvaistę, kažkokią, jeigu dar ne, nu gal seni viskas. Gal tada viskas. Gal. Jo. Aš nenoriu sakyti, kad tipo pasiduokit, bet kartais reikia pasiduoti. Aš norėjau fulę žaisti. Bet supratau, kad reikia pasiduoti, na. Kažkada tu turi suprasti, kad reikia pasiduoti. Never give up šiaip yra biški nesąmonė kartais. Tam tikrose vietos. Kartais tu turi pasiduoti. Kartais turi Tu turi suprasti savo galimybės ir pasiduoti ir susirasti kažką kitą, kur tu esi geresnis. Tai vyksta ir, pavyzdžiui, jeigu tu paną kabini, žiauri ilgai. Jo. Ir Ir matai, kad tu jai nepatinka. Nu viskas, seniai, nu viskas. Eik su kitą susirask. Jo. Viskas. Be šansų. Tu nepatinki jai. Viskas. Paliudėk biški. Liūdna. Jo. Eini, ieškai kitą dalyką, susirandi. O, šits gaunas. Jo. Šits zaibys. Aš darysiu šitą. Šits gerai. Šiaip vasarį bus metai, kaip būsiu užlipus jau pan Maiką. Tai dar nėra metai. Vasarį? Tai kitais metais tik tai. Tai dar nėra metų. Jo. Dacha. Bet zaibys. Dacha padarėm šiaip. Fainai. Ką mes dar turėjom? Dar apie vlogą norėjom dar papasakoti. Jo. Dar norėjom kad bandėm daryti vlogą. Pasakojom praeitam epizodui. Jo. Kad pradėsim daryti, tai buvom pradėję. Šiaip visai, kol filmuoji zaibys, ne? Tai pasišnekiai į tą kamerą, papasakai, kaip jauties kažką. Bet kai biški pamontavai, tai man tai nahui. Krinžas. Man tai krinžas žiaurus. Kur atrodo, kad čia 12 valandą išeinam namo. Toks, blėt, man biški keista, nežinau. Blėma, man patiko, man atrodo, kad gali būti įdomu. Gal kitaip šiek tiek filmuojant, nežinau, bet aš pabandysiu dar jį sumontuoti, man atrodo, man visai faina buvo. Man faina filmuoti. Nu jo, reikia parodyti kitam žmogui, trečiam žmogui, kuris įvertintų iš kitos perspektyvos. Nes man į savo snukį žiūrėti toks biški keist, toks... Aš kažkaip, kai daug į save žiūriu, aš disocijuojas nuo savęs kažkaip, aš tik nematau ten kaip save, žinai. Gal daugiau iškerpu savęs šiaip, kai montuoju. Kad, geriau į savęs, nukirpsiu ten tavęs daugiau, žinai, maliks. Bet šiaip filmavau, tai, kai montavau, tai fainai, man atrodo toksai, bet gal man, žinai, čia tai fainai atrodo, nežinau. Bet man filmuot labai patiko. Filmuot visai gal fainai, jo, filmuot fainai. Ir turėtų būti juokinga, nes tu ten jau varai dirbti, aš tik atsikeliu. Jo. Jo. Šiaip geras buvo, kad aš filmuoju, kaip atsikeliu ryte, žinai, stoviu prie veidrodžio, va tokia, žinai, labas rytas, dabar yra 9:30. Su tokiu veidu 9:30. Kai atrodo 7 ryto kelios. Man 9:30 atsikelt, man jau pizda yra. Tai aš buvau su užsinusiu veidu, variau į Uniką, buvo 1:30. Zdarova, dabar yra 1:30, varau į Uniką, nesenai atsikėliau prieš pusę valandos. Jo, dar buvo, kur aš stoviu prie viryklės pusryčius, tipo darau, sveiki, dabar yra 12, atsikėliau šiaip 10, bet 2 valandas scrollinu. Tai, bet mes labai, mes naktiniai žmonės esame. Jo, labai, nes žiauriai sunku yra, kai va, tu nuvarai į open mic'ą, pravedi. Va, pavyzdžiui, vakar antradienis buvo, aš vedžiau open mic'ą, tu pasirodai tada open mic'į. Ir visai man zaibys gavus. Žvengia tipo žmonės. Ir tu, kai išeini, baigęs open mic'as, jau būn 11. Po 11, kol susigrauni, kol dar pasišneki, tu grįžti namo 12, po 12, dar tų gerų emocijų prisikrovęs. Dopamino žiauriai daug. Jo, dabar eik miegot, blėt. Nesam. Kai tau žiauris zaibys, turėjai gerą vakarą. Noris kažką dar papasakoti, žinai, visiems kaip sekėsi. Kaip aš užmigsiu, neįmanoma.
tada jau turi pis tablečių, jeigu nori, kad nujungtų. Dar turi išsibūt biškis su to fainumu. Jeigu pabombinė, ateini ir pipisi į tylą, žiauriai gerai mėgi tada. Oi, nesi geriau megojęs tada. Paverkiai ir pisi megoti tada. Jo, yra šitas, šiaip, mes šiaip, naktį dirbam. Čia toks yra, jo. Tai, nes dažniausiai, pavyzdžiui, visus podcastus ir viską mes filmuojam, kai nieko nėra patalpose. Tai, pavyzdžiui, dabar yra po 12-15 naktis, tai dėl to filmuojam naktį, nes kad nieko nebūtų čia. Tai mano irgi podcastas, o tas Goda ir visi vyrai irgi filmuoju, vakarais valai, žinai. O aš savaikiu grįžtu kokią 12, žinai, kad nieko nebūtų barbershop'e. Tai paskui aš paskutinę, žinai, kada filmavau, kai antradienį iš Open Mic'o jau nufilmavau. Ir paskui grįžau namo ir kažkaip dar norėjau pašnekėti, žinai, dar norėjau pasakyti kažką. Ir blemba, taip, žinai, pradėjau šnekėti su kamera, grinai taip terapiškai veikia, kur aš pradėjau sakyti, žinai, blemba, sakau, aš dabar dar nufilmavau iš pradžių, žinai, kokias 6 minutės, tipo, pirmą. Kai grįžau namo, tipo, išpasakau, kažką, net neatsimenu, ką kalbėjau, bet kažkokie jausmų, emocijų buvo daug. Ir paskui įsijungiau po 3 minučių. Aš dar pagalvojau vieną dalyką, dar vieną video, kad, tipo, sakau, blemba, jums gal atrodo, kad mes labai daug veikiam, žinai, nes kai pažiūrėjau, va, tos ir tavo ir savo video. Man tas, tipo, kad čia vos ne, kiek aš veikiu, kiek aš čia... Ir man pikta, žinai, pasidarė ir aš sakau, jeigu jūs galvojat, kad mes čia turim daug energijos, tipo, ir panašiai, sakau, jūs pažiūrėkit, kelintą valandą mes atsikeliam, žinai, ir kiek mes iš tikrųjų darom, žinai, tai nėra, kad mes, pavyzdžiui, aš turiu tą dalyką su produktyvumu, aš tikrai noriu būti produktyvi, bet man žiauriai daug energijos reikalauja, aš baisiai tingiu. Aš scrollinu lovai 2 valandas ir mes šitą, aišku, nerodom, nes neįdomu yra žiūrėti, kaip kitas scrollina, čia jau inceptionas kažkoks gaunasi, žinai. Bet šiaip pat man toks, žinai, buvo pamąstymas. Ir tu, kad ateini čia, nėra, kad tu visą laik darai. Tu ir pabazarini, prisisakai pavalgyti, pačilini, tada išpailsi, pažaidi stalo tenisą, ateini vėl parašai, tipo toks. Toks, žinai, kūrybinis vos negrinai, toks, blėt. Nes aš nenoriu, nes, pavyzdžiui, aš, kai matau visokius vlogus, ar ten video, žinai, panašius į tokius, kur mes darom, atrodo, blėt, visi veikia. Visi kurva produktyvumo viršūnė. Kiekvieną dieną atsikeliu 8, pusrytukai, žurnalą parašau, pamedituoju, nebūn, taip. Storiuose, žinai, kelia, tipo, aš šiaip followinu tokiu Paulius toks. Paulius Ratkevičius. Jo, žinau, sportininkas. Jo, sportininkas, kultūris buvęs ir jis tipo turi tokių, kuris jo įkel meditacijų, kad ten valgyt sveikai, apie režimą visą laik pasakoji. Ir toks atrodo huienai, aš norėčiau taip daryti, bet blėt, man nelabai dar gaunas. Jo. Jis aišku, jam ten virš 30 metų, gal jis jau tą pragyvenęs tokius, žinai, jaunystę. Ir tas gyvenimo būdas mūsų biškį neleidžia, žinai, dar taip, kad būtų lengva taip gyventi, žinai. Jo, mane tas zaibal, kai visur matai, kaip žmonės daug veikia, dabar yra kažkoks produktyvumo kultas, žinai. Nes tu keli tik geriausią dalyką. Jo. Nekeli ant kiek yra hujovo. Ką reiktų gal mum ir daryti, įkelti ant kiek hujovo. Bet sunku tokį rodyti. Tu nenori filmuoti, kad tą... Aš retai, pavyzdžiui, man būna, kad man hujovo, žinai. Man retai tai būna, žinai, kad aš sėdėčiau ir tiesiog su savo mintim, kaip man hujovo. Anksčiau būdavo, žinai, dabar aš stengiuosi, žinai, kažkaip negalvoti, užspaudžiu savo mintis ir paskui perdegu. bet, tipo, nesąmonė rodyt, kaip tu scrollini ant sofos, žinai, arba kaip tu nieko neveiki. Nes daug būn šit. Tu kartais būn, kad 2-3 dienas padarai kažką ir vieną dieną nieko, absoliučiai, kur pisi lovai tiesiog pagulėti. Paguli lovai, pavalgai kažką, pabazarinu su kambariokais, pažvengiam, toliau lovai guli, kur visą dieną, tokį fillerį dieną įpisi, kur tipo žmonės užpisa, visi užpisa biški, aš dabar paskrolinsiu, pabūsiu, pažiūrėsiu serialą. Aš dar pagalvojau, kaip talentingai, pavyzdžiui, instagramerės, influencerės moka pateikti, kad jie žiūri produktyvas yra. Jūsų darbė nėra produktyvų. Ta prasme, čia yra kurva, pats
lengviausias ir kvailiausiam žmonėms sukurtas darbas. Jo. Tau reikia nueiti į paštomatą, išsimti siuntą. Tipo gerai, aš nešneku apie darbą, kurį jūs galbūt įdėjot, kad jūs susirinktume tos sekėjus ir galėtume tokį darbą nudirbti. Žinai, pokai man, ar ten jūsų vyras įžymus yra, ar ten jūs ten papą parodėt kažkur, ar iš tikrųjų užsiemėt kažkokį darbą. Bet pats influencerio darbas. Jis nėra sunkus. Nu, kurva. Jis nėra varginantis. Nu, Jėzus Marija, lengviausias darbas. Jūs, nu, ta prasme, aš įsitikinus, kad tie žmonės nėra nei ofise buvo, nei jie yra dirbę kažkokio aptarnaujančio darbo. Tai aš insane man yra, kad jie gali galvoti, kad čia sunkus darbas yra. Tai reikia pasimti siuntą, pafotkin, pasidaryti video. Tie žmonės, kurie jau didelės influencerės ar influenceriai, jie samdos operatorius. Tai mes esam dirbę ne vieną kartą su operatorium ir žinom, ką reiškia, kai tu tiesiog jis atsiveža visą įrangą. Tu tiesiog pats sakai, tiesiog pabazarini, pafilmuoji, pabūni, viskas. Jis išvaro, tau sumontuoja, atsinč video, tu įsikeli. Nieko nereikėjo daryti, tik pabūti. Čia nėra, kad baisiai sunku, ble. Čia nereikia fabrikė 8 valandas stovėti. 12, čia nereikia jo. Aš kiek esu dirbus ir baruose, ir labiroje po 12 valandų, žinai, nuo 6 iki 6. Ir aptarnaujančio personalą, ir ofise buvau, aš labai visokiausius darbų esu dirbus, influencerio darbas yra sukurtas bukiausiam žmonėm, blėt, įmanomiem, visi gali dirbti tokį darbą ir, sakau, nekalbu, kiek įdėjo tenai darbo iki, tipo, to levelio, žinai, bet tas pats darbas, nu kurva nesvaikit, kad čia mūsų irgi yra toks pat darbas ir mes įdedam labai daug energijos ir mes žiauriai daug dirbam, eik nahui, nedirba, jis daug. Kad užbildint sunku. Labai, nes tada tikrai turi pisti, bet paskui nebėra sunku. Bet čia jaučiu su visais gal darbais, su daugeliu taip. Su kažkokiu programuotoju išnekėjau, kuris sakė, jo, babkės geras dabar gaunu. Ir reikėjo dirbti pradžiai, žinai, mokytis daug, tai paskui darbę ateit mokytis daug, dabar taip papochai. Aš padirbu ten biškį viskas, nes tu atidirbai jau prieš tai. Tai čia gal daugelis. O dėl ko, pažiūrės, dėl ko Sigel yra žinoma? Aš nežinau. Jinai kažkaip ten susimetus buvo su kažkuo žinomu, man atrodo. Tai jinai su Bunkum draugavo ir tada permetė Bunkų dėl geriausio draugo. Neatsimeni? Bibi žino, neįsivaizduoju. Žodžiu, bet man atrodo, ne dėl vyro kažkokio, ką žinau. Gal. Prasidėjo jo žinoma, žinai. Nu, bet žodžiu, visas tos dauguma tų influencerių, tai žinomas dėl to, kad jos arba užsiema kažkokiam skečio veiklom, arba, nu, tipo, žinomas, dažnai būdavo dar tuo metu, labai buvo wow, jeigu ten, pavyzdžiui, užsima kažkokias, tai daug vyrų, pavyzdžiui, keičia, arba niutsai kokie paplinta, iškart žinomas žmogus patampa, žinai. Tai tuo metu buvo labai lengva iškilti, šiaip, man atrodo, Instagram'e. Dabar gal sunkiau. Tai neneigiu, tikrai yra tokių, kurie tikrai savo darbą, žinai, pasidarė, arba ten yra, tarkim, ten tikrai profesiją turintys žmonės, ten aktoriai kokie, kurie nu, aktoriai yra savo profesijai ir, tarkim, prisiduria su influencerimu, all good, viskas gerai, bet aš kalbu apie, grinai, full etato influenceras arba influencerius, kurie blėt savo, kad čia yra sunkus darbas. Influencing. Tiesiog. Nesunku. Tikrai ne. Tokį rantą, blėt, apie influencerius, kur. Dar žinai, ką aš norėjau pasakyti apie tas istorijas, kur mes skaitydavom. Nes buvo komentarai, kad biški, kad jos keistos ir neįdomios yra. Jo, buvo vienas. Su kuo aš sutinku. Jo, komentarai. Gerai. Su kuo aš sutinku, nes jos ne visos įdomios. Jo. Bet buvo istorija su to Meškinu, kuri buvo faina ir juokinga ir mum parašė. Tipo, atsiuntė fotkę. Jo, atsiuntė fotkės su to Meškinu. Tai žiauriai juokinga ir ačiū. Ir jeigu perskaitom, parašykit. Mums tai žiauriai įdomu. Mums žiauriai faina. Jo, aš ir jeigu parašot, kad jums faina, mums irgi faina. Jo, aš tą žinutę gavau, kai open mic'e buvau ir prieš Šleikos pribėgau, žiūrėk, parašy iš podcast'o. Tai žiauriai fainai, žiauriai smagu, kad parašot. Jo. Parašykit iš istorijų, kokių update'ų, kas parašot istorijas ir perstumėjo žiauriai. Bet su istorijom reikia taip daryti. Reikia tada atsirinkti, kurios... Reikia visas perskaityti ir iškart atsirinkti jo. Nes mes tipo galvodom, kad reikia neskaityti, kad mums būtų surprizas ir tipo galėtumėm parifinti. Bet reiktų kažkaip atskirai persiskaityti ir išsirinkti vieną. Tai dabar taip darysim. Jo. Nebent. Aš šiaip noriu pasiūlyti kitam epizodui temą.
Nu, jeigu netiks, iškirpsim šitą. gerai. Bet aš, pavyzdžiui, žiauriai norėčiau išgirsti istorijų iš aptarnaujančio personalo darbuotojų. Tai, pavyzdžiui, bet kas yra aptarnaujantis personalas, žinai, ten barai, klubai, restoranai. Stewardesės geras, jo, bankai tie patys, kur tipo tu turi interakciją su žmogum kažkokį jo. Call centrai. Aš call centre dirbus, turiu gerų istorijų, galėsiu papasakot. Tai irgi labai įdomus darbas. Tai turėtumėt irgi turėti gerus, tai žinau, kad turit istorijų iš tenais, tai parašykit. Tinka tokia tema? Jo, gerai. Bus įdomu, galėsim išsirinkti ir bandysim. Galėsiu savo papasakoti, aš vėl tylėsiu, blėt. Bet tu nedirbęs darbų. Tai va būtent, aš nespėjau padirbti. Iš kliento pusės papasakot. Gerai. Gal yra ta hujovai aptarnavę, žinai, kažkas. Man liūdna, kad aš negaliu relatable būti. Aš tiesiog nespėjau pataikyti. Aš per anksti pradėjau stand-upinti. Jo. Neturi dar. Bet, negyvenai dar tiek. Bet normal, dar pagyvensi gal. Ble, nenorėčiau. Nenorėčiau, nes tada reiškia, kad žiauriai komedijai nesisek. Ta pati pagalvojau, kai pasakiau iš tikrųjų. Tai būtų gerai, kad nereikėtų pagyventi. Blemba, įsivaizduoji save padavėjų dirbant. Žiauriai, ne, aš dabar, kur pristatau Justiną Jankevičių penktadienį, tada neši. Kas nėra blogas darbas. Aš nesakau, kad čia blogai yra. Tiesiog man būtų keista tada persiorientuoti, kur ką tik šnekėjai su Justinu Jankevičium. Jo, ir dabar Justinu Jankevičiui rekomenduoju kokias ribus. Ir tada toks būtų tiesiog keista, žinai, persiorientuoti. Jo. Koks būtum padavėjas? Būtum tas žiauriai draugiškas, kuris viską pasako kiekvieną, kas įeina į meniu. Jo, aš gal bandyčiau stengtis būti smagiu, bet jeigu jau ateitų žmogus, kuris nebūtų su manim smagus, tu kurva, aš tada ir tokį įsiriubą ant tos grėtinės. Spjaudytum? Jo, jeigu kokie pidarastai ateitų, oi, vaikinė, oi, kokių aš ten, biški plaukus, Labą dieną. Opa, šitų biški paturėk šitų. Tikrai taip daryčiau. Aš nesu nieko padarius. Aš tai tikrai daryčiau. Labirai, kažkoks atein asils, išsipisinėjai kažką, blėt, nepatenkins. Tu palauk, kurva, nahui dabar, aš tau tokį skreplį įpisiu, italų, kad tu net ne... Turi būti malonus. Tai jeigu tu esi blogai elgies, tau turi irgi būti blogai. Su tam neturi gražiai bendrauti. Jo, pritariu. Turi gražiai bendrauti su visais. Pritariu. Aš norėčiau, kad aptarnaujančiam personalui būtų leista negražiai bendrauti atgal. Taip. Arba sakyt, kad aš nebenoriu jam nieko daryti. Nebenoriu nešti maisto. Jo. Čia turėtų būti normalu. Jo. Kur galėtų ateiti ir sakyti, žiūrėkit, jūs su manim žiauriai hujauji bendrauti, aš jums nenešu maisto. Kur galėtum, gerai, tarkim, sakykim, tu ten padavėjas, yra ten tas menedžeris, teini, sakai, žiūrėk, man žiauriai nepatika, davai nueik tu pašnekėk su jais, jeigu tau irgi nepatiks, jie turėtų būti neaptarnaujami. Jo. Pašnek, jie labai blogi žmonės, išsipisiniai, daro nesąmonės, nepatenkinti kažkokie. Prašom palikti šitas patalpas, susiras kur kitur. Nes restoranai, barai nėra viešosios įstaigos. Aš manau, kad klientas turėtų būti, neturi būti visada teisūs. Oi, ne, tikrai ne. No. Bet būn kartais ir aptarnaujančio personalo, kurie yra... Aišku, gali būti užsipisę tiesiog kartais. Ledukai. Gali būti, kad pavargęs, žinai, ir toks biškiai. Jo. Gali būti, bet jeigu tu irgi blogai ateini ir man... tada irgi gal ne. Ką tada daryti? Jeigu abudu blogi žmonės? Ne, jeigu aptarnaujantis personalas su tavim labai negražiai, pavyzdžiui, šnek. Bet taip retai būna. Labai retai, jo. Nes jau ten, ta prasme, aš kai dirbau labai ilgai, tai ten robotas tu esi. Tu nebūsi...
Ai, sunku perjungti tipo į blogą. Niekaip, tu tiesiog vieną liniją visada visą dieną, vieną Aha. liniją, tu visai to pačiu veidu ateini prie klientų. Okay. Ir neįmanoma persiorientuoti, nei linksmesnė, nei mažiau linksma būti. Tiesiog tokį pajungiai. Tu visai, taip sakai, ką norėsi. Biškai gražesnių balsų nei mano. Gerai, tai ką, man atrodo, kad apšnekėjo mane kitos savaitės temą. Taip. Ir manau, kad turim pakankamai. Jau, užteks šiandien. Atsiprašom, kad neskaitom istorijų šiandien, mes neturėjom istorijų. Nes dabar kažkaip bandysim persiorientuoti su tom istorijom. Nes yra kam patink, yra kam nesąmonė. Aš buvau už tai, kad biški kai kurios tikrai nesąmonė, nes kur Goda skaitydavo, aš va. Jo. Ir aš jau pametu ir tada, nes tikrai būn gaidiškų istorijų. Jo. Tai atsirinkinėsim. Tai reikia kažkaip atsirinkinėsim. Bet nepamesim koncepto, tikrai žinom, kad ir patinka. Yra žmonių, kuriam labai patinka tas pats konceptas, kad mes istoriją skaitom, žinai, nuo ko ir prasidėjo mūsų šitas podcastas. Dabar biškai paleidom. Jo, tai mes gražinsim tikrai, bet gal padarysim taip, kad abiem pusėm gerai. Pusę podcasto mes pašnekam, pusę podcasto istorijų. Jo. Gerai. Gerai, viskas. Ačiū, kad žiūrėjot. Fainai visai. Taip, labai smagiai pašnekėjom, kad ir be istorijų, bet gavus. Ir viskas. Ačiū labai. Čiau. Susitiksim kitą savaitę ir rašykit mum aptarnaujančio personalo istorijas, aprašymę paliksime nuorodą. Taip. Viso gero. Viso gero.